Ką dėl medžioklės lapo dar? Gerai. Kad elektroninis bilietas neveikia, o kaip mes pasiruošę elektroniniam lapui. Palauk, koks elektroninis bilietas? Medžiotojo. Kur jis turi būti? Elektroninė 2 nuo Liepos 1 dienos ir jis neveikia. Aš nieko nežinau, kad šitą. Kažką praleido. Bet gal gerai, kad taip galva praventiliavęs gyventi. Žinau, praleido. Ais naliavas firmos? Ja. Gerai. Sveiki kolegos medžiotojai, kągi vėl bandysim atgaivinti medžiotojų pokalbių rubriką ir šiandien pas mus svečiuose Laimonas, kas jo nežinot iki šiol, tai tikriausiai gal ir iš vis nebereikia, nebesivarginkit, o tie, kas žinot, tai manau suprantat, kad šiandien bus visai įdomu. Tai Laimonai dar kartą labas. Sveiki. Ir aš manau, kad mes labai netempsim gumos, pereinam iš karto prie reikalų. Tai pastaruoju metu medžioklės teisėkūrai visoje labai daug visokių veiksmų, pokyčių, visi kalba. Kas vyksta? Ko čia dabar tai prireikia viską greitai keisti, kadencijos pabaiga, kažkas tai labai sujudo ir pradėjo kažką tai daryti. Nes vien paimkim tą medžioklės lapą, ką tu aplamai apie jį galvoji ir kokia tavo asmeninė nuomonė. Tai teisingas tavo pastebėjimas, visuomet turbūt teisėkūra veikia ir iniciatyvas, bet dabar ypatingai. Ir žinot, mano patirtim ir įžvalgom, kai kažką dažniausiai nori, tiesiog prastumti jau labai būtina reikalinga, tai labai daug reikia dalykų suleisti. Tai dabar elektroninis lapas, limito atsisakymas, žalos sumedžiamų žvėrių daromos, reiškia, metodika yra paleista. Ir natūralu, kad per tokį kiekį, per tokį srautą, kažkas tikrai prasprūs, kas nėra galbūt naudinga medžiotojams ir racionalu būtų. Bet svarbiausi dalykai dažniausiai vasarą būna inicijuojami, kada visi atostogauja, o dabar Liepos pabaiga, rugpjūčio pradžia, tai labai idealu teisės aktus derinti. Tiesiog paleidi, ne visi galbūt sureaguoja, ne visos organizacijos, tai yra tikrai tas žalinga. Ir dar vieną priežastį matau, galbūt politinis sezonas eina į pabaigą, tai vis dėlto yra programiniai dalykai, kuriuos nori į pabaigą partijos įgyvendinti, tuo pačiu ir naujieji politikai jau įtikti, reiškia, sekančiam, reiškia, rinkimų ratui ir elektoratui. Tai tas viskas susijaučia ir sukrenta į vieną vietą. Tai toks mūsų darbas yra tada reaguoti, atremti argumentais ir matau, kad kada argumentai yra, tada ir įmanoma ir racionalių sprendimų pasiekti. Nes susidaro toks įspūdis, kad rinkimai artėja. Tai dabar greitai viską padarom, ko prieš tai galbūt nenorėjom būti nepopuliarus, nepatogus, dabar greit paimkim, uždarykim ir tada jau bus kitų problemos, nebe mūsų. Tai kalbant apie tą patį elektroninį lapą, visokių tų nuomonių yra ir viešoje erdvėje visokių yra nuomonių, bet jeigu taip bendrą masę, tai didžioji dalis greičiausiai sakyčiau, kad jo nenori. Kažkada esu daręs apklausą medžiotojų grupiai, tai respondentų buvo gal virš 1000, tikrai kažkas apie 2 ir buvo prieš elektroninį lapą, jeigu neklystu, apie 80% reiktų pasikelti informaciją. Jeigu rasiu, įdėsiu ją po čia kažkur, jeigu nerasiu, tai nerasiu. Bet esmė tame, kad pradžiai ministras ir ministerija kalbėjo, kad čia labai palengvins gyvenimą, žvėrių apskaitą, tralele. Paskui prasidėjo visą masę krypt į kontrolę ir dabar aš kiek pasižiūrėjau, ir pats rašėjai nesenai raštą į ministeriją, didžioji dalis yra apie kontrolę. Ir kaip dabar yra kalbama, administravimo pusės mums niekas neparodė, ką matys, pavyzdžiui, pareigūnai, ne? Tu matei administravimo pusę? Pačią pradžią teko matyti prieš metus, minimum prieš metus. Nieko naujo nematei? Nieko naujo, tik tiek, kiek aprašyta taisyklėse dabartiniam projekte. Aš nuo savęs pasakysiu, jeigu aš labai pasitikėčiau tą instituciją, sakyčiau, gal čia naujojo darykim, bet aš šitą instituciją visai nepasitikiu, man užteko ir pernai metų melavimo, kad yra individualūs leidimai naktiniam taikikliam gali įsimti, kur pasirodė, kad to nėra, bet pasirodo gali kalbėti kas ką nori. Ir esu susidūręs su, sakykime, turinio valdymo sistemom, programėlėm, nesu naujokas ir aš puikiai suprantu, kad ten gali daryti, ką tu nori. Tu dabar, jeigu prisimsi tą elektroninį lapą vienoj formoj,
tu po mėnesio įdėksi modulį, kurio tau nereikia su niekuo derinti ir tiesiog galėsi matyti ir valdyti visą kitą informaciją. Tai kokia aplamai draugijos yra pozicija šito atžvilgiu ir kaip galvoti, reikia to lapo, nereikia elektroninio ir kokia tai aplamai ateitis? Draugė dažniausiai nemanimais dar kažko vadovasi analitika. Analitika, analizė, tarptautinių teisės aktų reglamentavimų ir be abejonės medžiotojų nuomonė, nes mes juos atstovavome. Taip kaip pats minėjai, apklausą vykdėjai irgi gavai tam tikrą, reiškia, atsakymą. Prieš metus mes vienoje apklausoje buvome šį klausimą įtraukę, tai daugiau negu pusė respondentų pasisakė, kad elektroninis lapas nereikalingas ar bent toks, koks jis dabar norim, kad būtų. Ir nors jis skaitmenizacija 21 amžius, atrodo, einame prie inovatyvių dalykų, ir medžioklė pati evoliucionuoja, bet pats modelis, kad, reiškia, čia nuoseklus procesas, taip, nesvarbu, kad jis šiai dienai išryškėjo, yra teisės aktas jau pateiktas, bet čia žiūrovom, reiškia, reikėtų pateikti, kad tai jau yra 20 metų, reiškia, vyriausybės programoje, kad 4 metus buvo šitas tikslas siekta, buvo priimti tam tikri darbuotojai, programuotojai, kurie rengia tą sistemą, mums nuo pirmųjų metų teko dalyvauti, aš visą šitą evoliuciją žinau, tai nuo balto lapo kaip viskas prasidėjo, tai tie kontrolės tikslai netgi, reiškia, argumentacijų visur buvo įrašyti ir vyriausybės programai, tai, tų žodžių neišimsi, nei iš asmenų pasakysiu, nei iš dokumentų, bet po 2 metų buvo įstatymas inicijuotas 22 metais, kada, reiškia, netaisyklėmis norėjome įteisinti, o įstatymų tada pavyko atremti tikrai raštu ir argumentais. Ir metai tylos buvo, testacija buvo ir paskutinį kartą lygiai prieš metus Utenoje buvo ta demo versija demonstracinė pristatyta, dalyvau ir aš joje, buvo atrinkta 10 kolektyvų Utenos rajono pagal raštingumą tokį technologijų ir vis dėlto jau ten su trikdžiais buvo susidurta ir keliem klubų pirmininkam nepavyko per elektroninius valdžios vartus prisijungti ir techninių trikdžių. Tiesa, mes pastabų tuo metu teikėme ir metus laiko buvo tyla. Tyla, reiškia, tarsi nieko nevyksta ir gaunam tik tais derinimo projektą, kad štai ateina, reiškia, nauja dokumento forma ir prašo medžiotojai naudotis. Taip nevyksta, reiškia, progresyviam pasaulyje, dėl to ir mūsų pozicija radikali, kad tikrai netoks elektroninis lapas, koks jis ir yra kurpiamas, nes mes į šiai dienai galime tik tais iš medžioklės taisyklių projekto pasiskaityti, kaip bus įgyvendinama ir tas, kas buvo praeitą savaitę medžioklės konsultaciniai tarybai pristatyta. Tai pristatyta buvo nedaug, nei mažai, 4 skaidrėmis ir dar keletą vaizdinių iš programos. Ne tos pačios skaidrės, tai mano galva nerimtai pasiruošta, turi būti vis dėlto vartotojo vadovas, turi būti metodinė medžiaga, turi būti bendravimas su asociacijomis, susirinkos visos pastabos, galų gale per asociacijas turi vykti ir galbūt kažkokie mokymai, nuotoliniai seminarai, bent jau 800 kolektyvų pirmininkų apmokyti, kaip yra. Nes negalim su diena pradėti sistemą naudoti, net ir kitų metų balandžio mėnesis, kada sezonas yra prasideda, terminas tikrai netinka, tai mes kvestionuojam šitą terminą, sakom, kad apskritai tokios sistemos turi būti, jeigu primiktinai būtų peršama, tai be termino. Elektroninis lapas gali būti kaip pagalbinė priemonė, o popierinis kaip pagrindas, nes vis dėlto persiorientuoti žiūrint į vidutinį medžiotojų amžių 60 metų, tai tikrai nesutinka. Aš ir tu galim sakyti ir mūsų bendraminčiai, ir man pačiam sako, daug ir patarėjų šito klausimo yra, kas savo nuomonę nori išpirkti. Taip, emociškai žiūrint, galbūt nežiūrint į visą bendruomenę, galim sakyti, čia ir dabar mes galim naudotis ir nesvarbu, kas nesugebės, kas neturės elektroninių valdžios vartų. Bet žiūrint į visumą, reikia įvertinti, reiškia, visą bendruomenės, reiškia, prieinamumą, pasiruošimą ir tik tada priimti sprendimus. Tai mūsų apklausa parodė, kad medžiotojai nepritarė, toliau mūsų taryba svarstė, nepritarė, mūsų visuotinis suvažiavimas, reiškia, buvo visas ciklas, kur buvo išsvarstyta. Ir dar tikrai toks kaip argumentas yra, kad tarptautinę patirtį labai gerai pasinagrinėjom. Europoje iš vis nėra medžioklės lapo ir aš jau šiandien turbūt drįsiu teikti, kad toks reglamentavimas griežtas, koks pas mus šalyje yra, nėra niekur. Taip, mes šiandien pradininkai vėl. Nei Pabaltyje, nei visoje Europoje nėra taip, nes kiti naudoja tai žurnalą registracijos, tai reiškia tik aktą tam tikrom formom ir jeigu elektroninių sistemų yra, tai mūsų Lenkai, o Latvijai turi, tai medžiotojų registracijos nėra. Čia yra kertinis dalykas, kuris
veda maždaug, kad administratorius tai bus aplinkos apsaugos departamentas, tai vis dėlto veda į kontrolės tikslus, nors ir yra sakoma, kad tie duomenys nebus nuasmeninti, bet, mums reikia apčiuopiamų įrodymų, o ne kalbų. Tai niekur nėra tokio, kad registruotis, kad tokia griežta atskaitomybė būtų ir ką mes neprieštaravom, kad šita sistema, kur yra, jeigu jums būtų yra, tai tikrai supaprastinimui biurokratijos. Tai kasmetinio ataskaitų pateikimui reiškia, iki šiol limitų prašydom, lieka briedžiai ir vilkai limituojami, tai galbūt limitų prašymui, probleminio vilko sumedžiojimui pateikimui, kada dar nėra medžioklės sezono, žalai, kada žemės ūkyje prasireiškia pateikti pranešimą, tas, kas greitai, inovatyvu ir prieinama tiesiog. O kad būtų medžiotojai registruojami, mes tikrai šią dieną tikrai prieštaravome ir tikime, kad ir dalis medžiotojų tam nėra, nes jokioje kitokia veikloje, ar sporte, ar žūklėje, kur susijęs su laisvalaikio formomis, nėra tokios griežtos atskaitomybės ir tokios registracijos valstybinės. O apie patikimo duomenų tų ir serveriai turi būti užtikrinti ir geopolitiniai situacijai dabar jis yra apsaugota. Nenoriu labai įsiplėsti, tikrai noriu tą bendrąją žinią atiduoti, bet kas skaitė, susipažino su raštu, tai mes stengiamės visą argumentaciją išgvildenti ir kad tą apginti medžiotojų interesą vis dėlto. Žinant, kad registrų centro serverius vanduo užpylė, tai... Ir e-sveikata receptų neleido rašyti, taip. Tai yra tų blogųjų pavyzdžių, kur iš esmės tikrai jie patvirtina, kad nereikalinga ta sistema, tokia ir nėra patikima. Kalbant apie tai, kad tą informaciją visą valdys aplinkos apsaugos departamentas, aš labai nesiplėsiu, bet žinant neviešai, kas vyksta šios institucijos viduje, tai kelia labai daug abejonių. Ir manau, kad perinamės prie sekančio klausimo, tai elnių populiacija ir limitai. Tai dabar aplinkos ministerija yra užsivedę naikinti elnių limitus. Iš vienos pusės, taip aš suprantu, elnių populiacija muša per visus stogus ir viršūnės, bet šitoje vietoje yra ir pavojai. Jeigu nuojama limitus, vadinasi, patyrus žalą ūkininkui arba miškininkam, medžiotojų klubas kaip ir praranda vieną iš svertų, sakyt, žiūrėkit, hebra, mes sumedžiojom 20 elnių, kiek mums galbūt ir visada reikėjo medžioti. Mes savo darbą padarėm, tada nebėra priekaištų dėl žalos. Jeigu tų limitų nebus, tai, sakykime, vyrai sumedžios ne 20, o 30 elnių, pasirodys, kad yra žala, ta žala, aišku, bus padaryta tada, kada jų aplamai medžiot buvo negalima ir gaus gražią sąskaitą, nes argumentų, ta prasme, kad visą darbą jie padarė, nebelieka. Kokią pačią nuomonę ir kokios įžvalgos pavojai? Man tai apskritai yra daug, jeigu pažiūrėjęs, tarp medžiotojų nėra vieningos nuomonės, tarp organizacijų turbūt, tarp mūsų narių rajoninių draugijų, bet bendroji tokia nuomonė buvo, kad nereikėtų atsakyti, tą pasisakė ir mūsų medžiotojų žvejų draugijos ekspertų komisija trofėjų, tą pasisakė ir taryba, panašu, kad vis dėlto limitai taurių elnių bus panaikinti, gal buvo per mažai diskusijos ir dialogo, bet panašu, kadangi dėl ko sprendžiu, nes indikuoja įsakymas, kuris derinamas buvo iki rugpjūčio 15 dienos dėl limituojamų gyvūnų, tai yra taurių elnių ir briedžių, jau atsiųstas projektas derinti, reiškia, be taurių elnių kiekio pagal savivaldybės, taip, kur būdavo kiekvienais metais, tai reiškia, nors dar taisyklių pakeitimas nėra įvykęs, reiškia, priimtas, bet jau sekantis, reiškia, derinimai vyksta be taurių limitų, tai čia jau tikrai indikuoja, kad tų limitų bus atsisakyta. Žinot, ir mano galva, apskritai limitų atsisakymas ir medžiamų išteklių valdymas turi vykti labai apdairiai. Ir šitas žodis apdairiai yra toks tikrai subtilus, jis turi būti pagal tausojančius medžioklės principus ir optimalios normos turi būti. Mes šiandien nesame tam pasiruošę ir turbūt ne mes čia medžiotojai esame pilna apimtimi dėl to kalti, nes valstybė neturi nei savo išteklių analizės, vis dėlto tas apskaitas, kur mes atliekame, reikia pripažinti, čia ir mūsų kaltė nėra tikslios, bet turbūt nėra tikslios, kad mes nematydavom motyvacijos
pagal pėdsakus snege, tikrai atlikti ten... Laimonai, miškas, ne aikštelė. Sutinku. Ir medžiotojų apskaita yra su didelė labai paklaida. Ir mes dėl to truputį esam kalti, nes šiai dienai, reiškia, ten figūruoja 86 tūkstančiai taurių elnių populiacijos, reiškia, dydis. Jis yra šokiruojantis, ten ir 3 ir 4 kartus, reiškia, padidėjęs ten per 5-7 metus. Tai šiek tiek ir mes esame prie to prisidėję, bet valstybė neturi aiškios metodikos, kiek yra optimalus tas tankumas. Vis dėlto yra ten padaigos tokios normos ir 96 metų, kurios pasako, kiek turi ten 1000 hektarų gyventi tam tikrų gyvūnų, bet tiek miškininkystė, tiek žemės ūkis yra pasikeitęs ir tos normos tikrai netitinka. Tai vienas dalykas nėra planavimo. Ir aš šitoje vietoje, jeigu klausai mano asmenės nuolatinio organizacijos, tai būčiau tikrai daręs tokį lėtesnį veiksmą. Vis dėlto regionai kaip ir nuomonės pasiskirstė netolygiai tarp medžiotojų, taip ir regionai yra labai netolygus, nes, reiškia, pietų, pietryčių Lietuva, kur pušynai, ten yra briedžio arealas, kur yra vidurio Lietuva, tai yra, reiškia, Kėdainiai, Raseiniai, Jurbarkas, Šakiai, galima paminėti, tada Pakruojasi, kitą regioną, reiškia, šiauriau truputį žiūrint, Pakruojas, Joniškis, reiškia, patys Šiauliai, ten yra tikrai tas jau, vadinkim, tauriojo elnio arealas ir ten tikrai yra problematika ir ūkio subjektam, reiškia, susimančiam ūkio veiklą keliančių. Tai galbūt reikėjo atsargiai tenai nuimti ir pasižiūrėti, reiškia, tokį monitoringą atlikti, kas vyksta. Aš nebejoju, kad medžiotojai sąmoningi šiai dienai, dauguma medžiotojų, kad yra tam pasiruošę, yra gerųjų pavyzdžių, briedžiai ir atsiprašau, šernai ir stirninai, kada, reiškia, yra atsakyta ir tų stirnų, tarp kitko, ir jeigu žiūrėt pagal apskaitas, gausėja, kiek tikėti, labai sunku pasakyti, bet labai jautriai žiūrėčiau. Nu, vis dėlto pats taurusis elnias, pats pavadinimas sako, kad tai yra taurus gyvūnas. Taip, jis yra vietinė rūšis, prieš 100 metų maždaug, reiškia, prieš gerą 100-metį Lietuvoje atsiradęs ir pokario metais, aš pasižiūrėjau statistiką, buvo tik 1500 elnių, tai reiškia, iš Kaliningrado, iš Lenkijos truputį pasidavė ir iš Žagarė kitą, reiškia, dozę tokią, tai ir netgi Žagarės buvo taip, kad gaudydavo, reiškia, man tekę bendrauti su tai žmonėms, kurie gaudydavo, veždavo, reiškia, į kitus Lietuvos regionus ir taip plito. Tai reiškia, nelengvai ta rūšis pas mus įsitvirtino, nesenai, tik tais prieš, kaip sakyti, gal ir 3 ir 5 metus kitur apskritai atsirado. O kalbant apie trofėjinį gyvūną, kaip apie taurąjį elnią, tai reikia bent 10 metų, tai na, reikia su populiacijų mirti. Čia manau, kad medžiotojai labiau jautriau sureagavo dėl šito pakeitimo, negu kad patys valdininkai labiau svarstė. Dabar kalbant apie grėsmės, pats susiminiai, tai yra, reiškia, aš sutinku, kad žala ir miškui, ir žemės ūkiai daroma, bet turi būti vis tiek proporcinga. Tai čia medžiotojai jų tikrai turi sumedžioti tiek, kiek reikia. Vienas dalykas turi būti gera apskaita, bet ryšium, kad žiūriu, kad ir metodika keičiama, ir ten nauja redakcija dėstoma, tai vis dėlto yra labai daug grėsmių, nes dabar miško žemėje, kada buvo, reiškia, žala padaroma, komisijos vertindavo ir pasižiūrėdavo, reiškia, vertinimo akte, ar yra, reiškia, limitai įvykdyti atžymėta, jeigu būdavo įvykdyta, tiesiog nuo atsakomybės. Kitaip tariant, jeigu medžiotojai įvykdė perduotąjį terminą valstybės, reiškia, na, taurieji elniai medžiojami, grubiai patelės ir jaunikliai 4 mėnesius, tai jeigu įvykdė, tai ištisus metus ta žala tokia tampa tolygi ir, reiškia, yra, na, protinga tokia, reiškia, medžiotojai tinkamai darbą padarė. Dabar šito jau kaip ir saugiklio nelieka, tai matau jautrią dalį, nes vis dėlto yra santykiai su privačiais miško savininkais, yra ir valstybinės miškų urėdijos, reiškia, tikslas į akcinę bendrovę persiversti. Tai tikslas visada į pelnas yra, tai yra tokių motyvų, dar ir gilesnių, ne visus juos reikia čia išretransliuoti, bet iš esmės įžvalgų dėl limito savo turime. Na, kaip mums seksis, mes pamatysime, bet čia medžiotojai turi būti sąmoningi, kaip, na, pavyzdingose kolektyvuose sveika, kad nebūtinai susirinkimo metu, bet valdybos nusimatytų savo limitus, juos artimus ankstesniem galbūt, kad žiūrėti tas tendencijas, žala auga, neauga. Vis dėlto šiuolaikinės priemonės leidžia, monokliai, termovizoriniai, naktiniai, leidžia pastebėti, kiek yra tų gyvūnų populiacija ir tiek žiemos metu, tiek vasaros metu išvažiavus laukuose, tu juos visus gali tikrai suinventorizuoti. Tai kviečiu, kadangi apskaita pagal pėdsakus, sakė, nėra tikslinga, tai žiūrint į tauriųjų elnių, kad nepermedžiamas. Čia svarbiausia
dažniausiai reikia siekti, kad būtų nepermedžiama, nes yra ir visokių medžiotojų ir nedarų, tai ten, kurių nebuvo elnių, gali būti iš vis nelikti. Va čia yra didžiausia grėsmė. Tai yra su pačių problemos. Be abejonės. Tai yra, mes čia vis dėlto kolektyvas iš ne 2-3 žmonių susidaro, yra iš keliasdešimt žmonių ir aš tikiuosi, kad kolektyvas yra tų žmonių, kurie turi matymą, turi planavimą, galų gale šiai dienai daug informacijos yra ir literatūros ir galų ir mūsų darbas šviečiamasis yra, kad tą sąmoningumą medžiotojų formuoti. Man žinai, kad raudona lemputė užsidegė. Kaip ministerija pati pasiūlė didinti elnių limitus, nes prisiminkim, šernų limitus, kai norėjo nuiminėti, tai mus tarkavo kaip tai galėjo, su stirnom lygiai buvo tas pats. Ir dabar ministerija, kuri visada kažkaip vis bando medžiotojams truputį įspirt, dabar atneša tau dovaną, tai va čia yra red flagas. Aš papolitikuosiu šiek tiek toje vietoje. Vis dėlto liberalizacija veikia ir į anarchiją tokią veda, sakyčiau, visos teisės aktai, dabar pakeitimai, viską norim nuimti, viską apart elektroninių lapų. Šitas čia būtų labai toks ribojantis žmogaus teisės pažeidžiantis. Bet visumo turbūt tas siekis, su kuriuo buvom galbūt 1,5-2 metus dėl naktinių taikiklių, kuris sukėlė didžiulį ažiotažą, bet šią dieną matom, jo nėra to burbulo, nėra turbūt nei naudojimo bumų, nei dar kažko. Aš nei pat šią dieną neturiu ir dar klube klausiu, kur ir pats medžioju, dar mažai kas ir turi apskritai. Tai dažniausiai kaip būna, kai draudžiamas kažkoks vaisius būna, tai visi nori, bet kai gauna, bet čia moralus dalykas, kad mes įsikovojame argumentuotai ir esame jau dabar lygiuojame su Europą vis dėlto ir patys, ir nei tų pažeidimų dabar išdidėjo, nei dar kažko. Tiesiog principinis klausimas. Čia panašu, kad aplinkos ministerija atpalaidavo visi šitie klausimai, na ir sako, jeigu jau šitą gavo, tai imkite dabar ir kitus grėsmingus tokius kelis pakeitimus, reiškia, būkite pilna apimtimi atsakingi, medžiokit, reiškia, bet ir už žalą atlyginkit, ir limitus patys susižiūrėkite, eina prisimingo, bet kas truputį kažkas, jau atsakysite patys, čia iš tiesų ir yra tas momentas, aš tikiuosi, kad medžiotojai per tai gaus sąmoningumą ir įvertinę tas grėsmės, vis dėlto galvos apie civilinės atsakomybės draudimą, kas liečia pasėlius, ir nelaimingi atsitikimai, ir šokiuose nesenai buvo, ir su sveikatų sutrikdymu, tai visi išlenda, tai mes turime eiti. Jeigu žiūrim į pažangą, reiškia, visas priemonės norėjom, visos šalis turi draudimą, irgi turim galvoti, nes grėsmė kokia, lyginant Lenkiją su žala kalbant. Atsitiko taip, kad irgi draudimo kompanijos nebedraudė medžiojamų žvėrių žalos daromus. Tas pats bus kitais metais, manau. Na, šiais metais taip pat su draudimu, kiek teko bendrauti, irgi yra tokių grėsmių iš esmės, kad taip, išmokėtų žalos viršyje surinktą, reiškia, poliso mokestį ir nuostolingai tikrai niekas niekada nedirbs. Taip. Kuo ratas draudžiamųjų asmenų didės ar juridinių asmenų, tuo draudimui bus geriau, bet iš esmės draudimas reikalingas, kad šalia būtų, nes Lenkija jau neliko ir atsitiko tokia situacija, kad kolektyvai nesugeba išsimokėti žalų ir vis dėlto praranda plotus, nes jeigu žalos mastas žemdirbystė didelė, o Lenkijai žinom taip, žemės ūkio pramonė mažesnė. Tai turim čia tiesiog pergalvoti viską ir imtis atitinkamų. Aš pasakysiu nepolitiškai. Nepaėmė per plotų testinumą, dabar bandys paimti per piniginę. Viskas, čia mes temų šitą uždarą. Visais įmanomais būdais. Jo. Tai žalos atlyginimą mes aptarėm. Dabar apie naujus medžioklės taisyklių pakeitimus, kur šiandien, kol žiūrėsite tą video, tai tikriausiai bus praėję kelios dienos, bet galite iškelti pasiskaityti. LMŽD pasiūlė medžioklės taisyklių pakeitimus, tai norėčiau galbūt plačiau apie tai pakalbėti, nes iš principo tai yra tie pakeitimai, kurių realiai reikia, nekalbant apie visokias inovacijas, kur ministerija galbūt jų norėtų, bet tai yra realūs pakeitimai. Nežinau, kaip manai, einam bendrai ar einam papunkčiui? Tai gal ten, kad labai neįsiplėsti, tą bendrą tokį konceptą galime apžvelgti. Tai iki šiol buvo panašu toks jausmas, kad viską turėjom sugerti. Projektai tik tais, reiškia, vieni ateina, atsimušam, kontraargumentuojam, jie nueina, būna priimti arba šiek tiek pristabdomi. Na ir dabar tas, reiškia,
suintensyvėjimas tų projektų davė irgi tokį tonusą, kad reikia ir mums, tai mes pasiūlėm. Mes irgi norim kažką. Na, iš tiesų yra tokių sprendimų, kur reikia ir vėl tas vyko nuosekliai, mes savo taryboje aptarėme, kas liečia ir terminus medžioklės, ir ekspertų komisijoje ir siūlome terminus kai kuriuos pankstinti, ypač į populiaciją. Elniai nuo rugpjūčio 15 iki vasario 28 apie raguotus kalbam, patinus. Čia vėl pasižiūrėjom į kaimynus, tai tą ir Latvijai daro, reiškia, visą vasarį dar medžioja, kadangi ragus metą, reiškia, labai anksti tik vyresni, tai dar jauni ir atrankiniai, reiškia, visi vasarį būna su ragais, tikrai galim identifikuoti, nebent vasario pabaigoje vienas kitas brandus tikrai jau gali būti numetęs, nes pikas metimo tai yra kovo mėnuo ir čia su žalos žemės ūkiui, reiškia, stabdymu irgi yra susiję, nes vasarį dažniausiai, reiškia, eina labai, kaip patys ūkininkai sako, taip, atsileidžia užšalo, rapsas šiek tiek suvegetuoja, tai vėl sustoja, tai eina labai rapsinės kultūros ir tu gali, ką tik tais baidamosiom priemonėm ar dirgikliais kažkokiais, reiškia, tai čia šiek tiek ir medžioklės priemonė, plus visa atrankinė selekcinė ta medžioklė gali būti vykdoma. Su jaunikliais nuo pankstint, nuo rugpjūčio. Patelės yra mėnesis laiko beveik truputį. Latvija iš vis nuo Liepos 15 dienos medžioja gerokai anksčiau. Ir vilkus jie medžioja nuo Liepos 15. Taip. Mes irgi vilkus siūlome, kadangi praeitais metais buvo anksčiau limitas neišnaudotas iš esmės. Ir iš principo labai logiška, nes rugsėjai vilkai pradeda jaunimą tų metų pradėti vedžioti, pjauti avis, ką gali, ta prasme, mokytis medžioti. Na, mes čia mąstame irgi panašiai, bet vis dėlto reikia ir truputį ir vilkus tyrinėjančius mokslininkus ir asmenys atsikreipti ir išgirsti. Tai vis dėlto sako, jeigu ankstyvas, reiškia, vilkų tas sezono medžiojimas, tai gali išdarkyti šeimas vis dėlto, ypač jeigu bus sumedžiota patelė, tai, ir vilkiukai, kai kurie gali neišgyventi ir jie tokie kaip tapti tiesiog huliganai, vadinant gamtoje, šiek tiek tokie nedrausmingi. Tai yra momentas, dėl kurio reikia diskutuoti, tai yra pirminis toks pasiūlymas, vis dėlto ministerija turi instrumentus ir įrankius suderinti su visom institucijom, svarbiausia atsiklausti mokslininkų iš tiesų, dėl limito taurių elnių tikrai buvo klausima, dėl termino taurių elnių taip pat buvo klausima, mokslininkai pritarė dėl termino, kad tiek patinų taurių elnių būtų ilginamas, tiek patelių ir jauniklių ankstinimo. Bet kada, po įstatyminis teisės aktas taisyklės, bet kada gali pakeisti, pamatęs, kad jis neveikia taip, kaip buvo tikėtasi. Kas liečia vilkus, rudenį būna pikas žalų visų gyvulių augintojams. Tai čia yra logikos. Taip, jie gal ir teisingai, gal ir pardys tas šeimas. Aš nežinau. Gal jeigu mokslininkai sako taip, bet tai gerai, o kaip tu tuos limitus vis tiek nori įgyvendinti nemedžiodamas? Čia yra kita problema, kad mes medžiotojai neturime dar vilkų medžiojimo, vadinkim, tos kultūros ir tradicijų. Dažniausiai vilkas sumedžiojama atsitiktina. Taip, tai atsiprašau, nenoriu įžeisti tie, kurie galbūt vabina, tie, kurie užsiima su vėliavėlėm, pagarba tiem, kurie išnaudoja visus įmanomus būdus iš esmės ir tikrai jie prisideda prie to limito vykdymo, bet didžioji dalis limito sumedžiojama ar tykojant, ar ten medžioklės su varovais metu, ypač žiūrėkim, krenta kreivė, kada medžioklės su varovais pasibaigė, tai reiškia ir vilkus visus nustojom. Vis dėlto čia reikia įdėti darbo, įžvalgų, truputį ir laiko tam skirti ir daug praleisti naktų, bet aš noriu apeliuoti į ką, ir su Petru Adeikiu daug tikrai diskutuom šito klausimu. Kada yra probleminių vilkų, ką mes kalbame apie ankstinimo terminą, reikia medžiotojams nepatingėti ir padėti. Ypač dabar ministerija padarė svarbius pakeitimus ir siūlo, kad prie masalo natūralaus būtų galima, reiškia, vilioti. Tai jeigu laukinis gyvūnas buvo, reiškia, skritęs kažkur, automobilio trenktas, galbūt buvo žeistas ir po laiko rastas, ir jeigu negaila savo laimikio sumedžioto panaudoti masalui, sumedžioja ten elniuką ar stirną, padėjo ir vilioja natūraliai, tai jis galima. Tai išplečia mums dar vieną būdą. Iki šiol buvo neaiškus reglamentavimas ir tiesiog mes traktavom teisiškai, kad galima,
problema, bet čia kaip pažiūrėtų kontrolės pareigūnai, tai šiai dienai tas elementus ir ką aš noriu pasakyti, jeigu krito laukinis gyvūnas, na, aiškiai buvo papjautas vilkų, nereikėtų jo judinti, mes turime kažkokį paruoštuką ir ūkininkų organizacijom paruošti, avių augintojams, kad vis dėlto paliktų tą galviją kritusi, kad kreiptųsi į medžiotojus ir Petro pastebėjimais grįžta, reiškia, prie to gyvūno papjauto. Tai kas yra, jiegi kaip krenta avis papjauna jas, ne? Jiegi turi jas paskui utilizuoti. Jie negali jų laikyti, man atrodo, čia yra. Taip yra sanitarinės, kaip sakyti, utilizacijos reikalavimai galbūt, bet jeigu ten gali 2-3 dienas palaikyti pagal vis dėlto gautą specialų įleidimą, kurį dabar išduoda aplinkos apsaugos departamentas, neva pagal dabartinę patirtį sako, nes prašymų kiekvieną dieną beveik būna, dabar būtent tie protrukiai padidėjo, per 2 dienas gauna, bet kur yra kita problema, gauna tas ploto vienetas, dažniausiai ir gretimi, ir tą probleminį vilką medžioja, reiškia, didesnis ratas kolektyvų, tai 3-4 kolektyvai. Na ir ne faktas, kad tą, reiškia, probleminį vilką, kuris paragavo to naminio gyvūno kraujo, kad jį sumedžioja. Nes šia blogumas yra tas, kad atėjus kartą į ūkį, ateis dar kartą vilkas, nes iš esmės jis lengvą grobį, tą lengvą kraują gavo ir jis eis. Tai reikia tenai tą problemą medžioti. Na, čia medžiotus šiek tiek noris padrosminti, kad jeigu jau kreipiasi ūkininkai, atsitraukim šiek tiek nuo tų, jeigu nėra grėsmės pasėlimo, apsauga dar kažką, atsitraukim, tikrai suteikim teisę, reikia medžioti. Labai teisingai, kas gali, tai nebūtinai ir kolektyvo, reikia ir visas klubo notarimus galbūt šitoj vietoje patraukti į šalį svečių mokytis ar dar kažką. Galų gale yra tų entuziastų, 2-3 žmonės, įskaitant patį Petrą, kurie gali važiuoti ir tą problemą vilką pabandyti sumedžioti. Aš nesakau, kad jį sumedžios, bet mes pabandykime ir jeigu tai pasiseks, būsime išsprendę problemą. Dabar, medžiotojai ne visada tą turi teisingą požiūrį į probleminio vilko sumedžiojimą ir į pagalbą. Kada mes atliepsime į ūkininkų šauksmą, tada mes turėsime ir santykius su jais. Nes viskas per tai ir ateina. Per pagalbą, kada saugosim naminius jų gyvulius, kada saugosim pasėlius, kada bendrausim, kada užsiauginsim tą abipusį susikalbėjimą, tada mes ir turėsim santykius. Nes čia viena iš pokalbio mūsų temų gali būti, kad iš esmės, kaip mes turėjau minėjai, plotų tęstinumo klausimas buvo klausimas, kada žemės savininkai vėl pasikelt savo klausimus ir jų sieks ir tikėtina ir sekančioje, reiškia, politiniai kadencijoje gali būti tai. Manau, kad čia nesibaigiantis procesas aplamai. Jo, bet mes raktą turime ieškoti ir tenai ir aš manau, kad mes kaip organizacija tikrai galime rasti, bet ir medžiotojai regionuose turi irgi santykius suglūdinti su savininkais. Galų gale mes apeliuokim, darėm apklausą, kad 50% pačių medžiotojų yra žemės ir miškų savininkai, tai mes gerbydami kitus gerbsime to pačiu ir save, tai turime skaitytis. Čia dar pabrėžtina, kad biotechninės priemonės turi būti suderintas. Bokšteliai, viliojimo vietos, negali būti tie laukiniai vakarai, kada galų gale ir žemdirbystė buvo kitokia, kai važiuodavo skersai išilgai medžiotojai per laukus, dabar yra, aš sutinku, ir sustarimo klausimas tos apsauginės, juostos jos yra 3 metrai, mes jos irgi sąmoningai sakome ūkininkam, kad turi būti, kad ir bokštelį bent kilnojimą kažkokį galėtų atsivežti, tą gyvūną transportuoti, galbūt bent tik lik 100 ar 200 metrų iš pasėlių įsitemti, bet nereikės kažkur iki kelio privažiuojama. Yra daug elementų ir čia daug supratingumo dalykų yra. Jeigu taip užsispyrus gyvenime, gali nieko nepasiekti, jeigu nerasi lankstumo. Dar matau, kas liečia terminus, tai šiaip pasiskaitysi, ten iš principo bebrus patrumpina medžioklės sezoną dėl to, kad patelės nešios būna želmeninės, tundrinės, baltakaktės žąsis nuo rugsėjo 1 iki gruodžio 15, tai dėdėjom tundrinės, ne? Tiesą pasakysiu, aš nelabai jų skiriu, prispažinti, nesu paukštininkas, tai... Kiek aš esu informuotas biologo ir ornitologo, iš esmės tai ta pati želmeninė žąsis yra, tik tundrinės rūšies porūšį ornitologai skyrė. Ir kadangi jie rašyta medžiamų rūšių sąraše, tai min dažna, tarp kitko, yra apie 60-70% mūsų sumedžiojimo yra atsijungia. Kaip skrendančią atskirti. Na, va čia jau sudėtinga, reiškia, žinot, ar pagal akies rainelę, ar pagal pulksnos veidrodėlį kažkokį, ne, čia šaržuoju, aišku, juokauju, bet reikia tokius dalykus apsispręsti, nes želmeninė žąsis medžiojama pilna apimtimi ir jai reikia rašyti kaip tundrinė, nes kad nekaltai medžiotojai netaptų pažeidėjais ir jeigu atvažiuotų aplinkosaugininkas gerai išmanantis paukščius, tai tikrai gali nustatyti. Kur irgi reikia tokių darbų. Laukiai
taipogi irgi mes siūlome, nes dabar medžiojame nuo rugsėjo 15 dienos, mes siūlome kaip ir didžiąją antį nuo rugpjūčio mėnesio, konkrečiai nuo rugpjūčio 15 dienos, nes anksčiau taip ir buvo. Ir buvo vienais metais, kai, reiškia, vėlyva vada buvo, tai, reiškia, ir įsirito jaunikliai, ir ten jie skraidyti ir plaukyti, reiškia, jo nebuvo dar įgūdę. Tai buvo neetiškai iš medžiotojų pusės ir buvo laikinas pakeitimas, kad tais metais mėnesių vėliau medžiojame. Ir niekas jo nesugrąžino. Tai va, mūsų pastabumo dėka, vienas iš draugijų, mes siūlome sugrąžinti ankstesnį terminą. Labai gerai. Dabar kanadinė berniklė yra invazinė svetimžemė rūšis, todėl atitinkamai turėtų būti papildymas. Ištisus metus medžioti. Taip, kadangi invazinės rūšis, reiškia, pas mus yra nepageidaujamos, tai su jomis reikia ir nėra saugotinai, tai reikia. Tu, jeigu susidūręs jau šiaip daug? Kanadinė berniklė? Yra, sumedžiojimo racionai yra, jos apie 20-30%. Sunku reikia žiūrėti tą statistiką, bet paukščių medžioklė apskritai kol kas Lietuvoje nėra labai populiari. Žirmūninės ir baltakaktis žąsis nori medžioti pavasarį, ne? Taip. Tada žalą didžiausią žemės ūkio pasėliams darom. Nu, šito aš labai nesitikiu, Bet aš čia tokį mažą pastebėjimą tokį vėl. Žiūrime Latvijos, žiūriu, ant kiek Latvijai liberaliau daro. Pas juos pavasarinė medžioklė yra pagal tam tikrus regionus. Kodėl jį reikalinga? Čia ne medžioklės poreikiam patenkinti, bet reikia dar atsiminti, kad anksčiau ir buvo medžiojami, bet yra dėl žalos. Jau 2 metai kaimo reikalų komitetas, reiškia, nesėkmingai šitą siūlymą, reiškia, nors komitetas palaiko, nors ir ūkininkai inicijuoja. Ir mes kaip medžiotojų organizacijos palaikome, kada yra, reiškia, ankštiniai, ypač augalų pasėjimas, ten žirniai, reiškia, kukurūzai, pupos, netgi ir želmenys, sako, reiškia, išrauna. Tai gervės, gulbės, žąsis, gulbės ir gervės yra nemedžiojamas, tai žąsis mes prevenciškai galime medžioti, be abejonės tas medžiojimas, jau buvimas laukose medžiotojo, ten manevras, atvažiavimas, atėjimas, išėjimas, ar šūvio, ten vieno kito, reiškia, paleidimas ir to žąsies sumedžiojimas jau kitus tos ankštinius augalus lesančius gyvūnus atbaidytų. Tai vienas dalykas mes įspręstume žalos klausimą, nes ūkininkai vis dėlto sako ir tos tyriamosios darbos ir sako, kad ta žala yra ženkli. Kiek jau čia galbūt jie įgarsintų, bet žala yra ženkli ir netgi čia viena, reiškia, kaimo reikalų komitetui, kai jau trūko, kaip sakyta, kantrybė ir aplinkos ministerijos pozicija buvo keista, nors jį formuoja tą medžiojamų žvėrių, reiškia, situaciją ir teisės aktų reglamentavimą, kai visiškai ignoruoja tą ūkininkų tiesiog prašymą, tai mes sakėme, kad imkite iš išteklių mokesčio, kurį mes sumokam valstybei dalį lėšų, nes pusė nueina į savivaldybės prevencijai, pusė nueina kažkur kitur ir mes tikrai neturime grįžtamojo ryšio nei moksliniam tyriamiesiem daram gyvūnijos, nei apskaitai, kas galėtų būti, nei seminaram, nei savišvietai, niekur mes nepajaučiame to sumokėtų lėšų įgyvendinimo, tai sakome, bent čia supratingumo dėliai, iš to išteklių mokesčio imkite, atlyginkite ūkininkam padarytą tą žalą. Ne. Tai žinoma, kur pinigai, ten sprendimai labai sudėtingi, bet jeigu ministerija nereaguoja, tai ir mes turime imtis drastiškų pasiūlymų, nes kitaip negali būti. Vienas mūsų pasiūlymas, mes galim tik suprasti ūkininkus, jeigu suteiktų mums tą terminą pasarinį, mes galėtume medžioti, galima nustatyti ir kiekį, ten 2 žąsis, čia nesmė, esmė, kad, būtų tas terminas, taip. Ir tų paukščių medžiotojų entuziastų daugiau atsirastų, nes Italija, Prancūzija, tai ten, žiūrėkim, kiek tūkstančiai medžiotojų, bet iš esmės ir labiausiai yra paplitę paukščių medžiotojai. Pas mus yra kanopinių žvėrių medžiotojai dauguma, ir tos paukščius. Jie tenais matai, nelabai ten pasiūlė. Uoliniai karveliai Lietuvoje medžiojami uldukai, tai tikrai žinau, kad yra entuziastų, bet tai reikia muliažų, slėptuvių ir yra... Šiaip ten įdomiai, pagarba tiem žmonėm, kur užsiima. Šeima labai reikia. Taip. Mažeikių mūsų pirmininkas draugijos irgi užsiima. Taip. Tai yra tikrai daug patirčių, kur išpopuliarinus tas medžioklės būtų galima, aišku, su tam tikrais teisės aktų pakeitimais tikrai pasiekti, kitokio medžioklės atspalvio. Irgi grįžta mūsų mėgstamas trukdymas medžioti pagaliau. Senai tampytas, valkiotas, valiotas, kaip manai, realus ar pavyzdinis? Viskas labai realu, sauka suformuluota, jie tinka, jie buvo aptarta, siūloma ne kartą ir kitų medžiotojų organizacijų, ir konsultacinėje taryboje.
tik yra atšaukta, kaip žinot, prie Kęstučio Mažeikos. Na ir žiūrint į tas tendencijas, kas vyksta Europoje su žaliojo judėjimo žmogeliukais iš esmės, kada ir Lenkai turi didžiulę patirtį, kai buvo elektroninė sistema, tarp kitko jie rekomendacinė sistema, tuo metu buvo neprivaloma ta elektroninė registracijos sistema pačios, bet per rekomendaciją, kada buvo viešai prieinama, tai žmonės atvykdavo, nusiteikę prieš medžiotoją, medžiotojus, reiškia, tiesiog kiršindavo, provokuodavo, kad tik kažkokį veiksmą padaryti, kad medžiotojas apšviesčia. Tai trukdymas medžiokliai sąvoka ir būtų ta apsisaugoti nuo nedraugiškų medžiotojų žmonių. Mes esame visi žmonės, eiliniai piliečiai, turinti savo rolę, savo pareigą ir mes esame visuomenės dalis, dėl to mes neturime būti nei šmeižiami, nei medžioklėje, nei socialiniai, reiškia, erdvėje, nei žiniasklaidoje ir galų galiai yra mūsų turtas, infrastruktūra ar bokšteliai, biotechninės priemonės, kasmet vis būna po kelis atvejus, kada yra susidūrima su turto niokojimu, vandalizmu, tai yra ir degimas, ir bokštelių nuvertimas, ir gadinimas, tai yra kriminaliniai dalykai, kur turi aiškinti teisėsauga, bet teisės aktai irgi turi riboti tam tikrą žmonių teisės. Kaip mes medžiotojai labai daug turim, reiškia, ribojančių teisų, taip ir visuomenė, trukdymui ir kišimus. Kitas dalykas, tai yra ir jų saugumas. Jie negali labai laisvai elgtis, ypač čia sveikinas dalykas, kad medžiotojai pasistato ženklus, kad vyksta medžioklė, informacinius, kai viskas yra informuojama, mes nieko neslėpėme, mes atvirumą deklaruojame, savo veiklą, iš esmės užsiimam, išmanom apie ją domimės, tobulėjam, įranga mūsų tobulėja, tai ir žmonės turi adaptuotis ir prisitaikyti prie mūsų. Tai va, tą temą dėl trukdymo medžiokliai, nežinau ar girdėjai, bet šiaip su normaliais piliečiais, tų konfliktų beveik nebūna, bet būna dažniausiai konfliktai arba su tokiais įdomesniais žmonėm, arba kai tą konfliktą kažkas specialiai bando sukurti. Tai Lenkijoje ir Didžiojoje Britanijoje buvo tokie atvejai, kaip žalieji, kaip ir renka ekskursiją savaitgalį pasivaikščioti po mišką, viešai nedeklaruodami, kur ten važiuos, atvažiuoja autobusas, kur vyksta medžioklė, išlipa mamos su vaikučiais ir eina į varymo pasivaikščioti. Tai aišku, vyrai susirenka šautuvus, išvažiuoja. Paskui, kai jie išvažiuoja kažkur kitur, ten vėl atvažiuoja tas pats autobusas ir gaunasi toksai kaip provokavimas, terrorizavimas tavęs, kad tu negalėtum daryti tos veikos, kurią tu teisiškai legaliai gali užsiimti. Tai va tas trūkumas. Tokių atvejų aš girdėjęs, ką tu pasakėjai, provokatoriai veikia, iš vis dėlto tai paveikia, va čia medžiotojus kvieščiau būti tiesiog savitvardos būvyje, turime išlikti stiprus, kadangi esame dažnu atveju su ginklu, tai reikia būti labai adekvačiais, labai nuolankiais, mandagiais, pasisveikinti, ar stovime prie kelio važiuoja automobilis, ar galvą linktelti, ar ranką pakelti, niekada tas nieko nekainuoja resursų. Tai reikia labai kultūringai ir kitoks požiūris į mus bus, bet jeigu atsitiko, va čia edukacinė galbūt minutė tokia bus, atsitiko toks, reiškia, situacija, nutikimas, tai stengiamės išlikti šalti, informuoti greta esančius kolegas, elgtis mandagiai, jeigu tai būtų kažkoks tai klausimų į juos atsakyti, kad mes vykdome teisėtai, pagal dokumentus, parodyti viską, jeigu nori, nors mes jiems neprivalom. Tai tiesiog atsakyti, o gal mes galim kažką padėti, galim tiesiog patarti apie gamtą, apie gyvūniją papasakoti, kodėl mes medžiojame, čia reikia nepasimesti, jeigu tai yra galbūt koks pietų metas, pavaišinti su muštiniu ar karštos arbatos, visada gerumas išmuš iš vėžių. Bet nuo visų, aišku, nebūsim apsaugoti, visada reikia adekvačiai, nežinot, bet koks truputį toks akibrokštas, mums visuomenė iš karto ir straipsniai atsiranda, ir kažkokios negandos, ir labai sunku tada išsivystyti, išvalyti tą visą. Aš nuo savęs dėsiu, greičiausiai, jeigu susidurėt su konfliktu, tai jūs jau kažkas filmuoja. Filmuokit atgal, būtinai filmuokit, ta prasme, jeigu yra konfliktinė situacija, tegul kolegos filmuoja ar patys filmuokit, nereikės ištrinsit, bet jeigu reikės, turėsit argumentus iš savo perspektyvos, nes ana pusė gali nepatikti visos medžiagos, kur galbūt palankiai yra medžiotojų pusė, tai turit visi telefonus, nesunku mygtuką paspausti. Kadangi apie mediją labai gerą temą užvystė ir geras patarimas tavo medžiotojams yra iš esmės viską fiksuoti ir aplinkosaugos tikslais visada reikia fiksuoti. Jeigu yra galimybė kažką užfiksuoti, ar tai žeistas gyvūnas, ar dar kažkas, tai fiksavimas yra gerai, bet ir ta mūsų elgsena po to, ką mes užfiksuojame, kartais su laiminkiu ar dar kažko, tai yra ir socialinės grupės, kur yra medžiotojai, atsiminkit, kad ir visuomenė. Tai vat norėčiau pasakyti jo, kad reikėtų tikrai kartais pagalvoti, ką mes keliame.
kai keliame gražią rikiuotę, ten ar kažkokią nuotrauką su tradicijomis, ten laužas, skrybelė gražiai suplunksna, žmogus gražiai pasipuošęs, viskas gerai, tokius, ta prasme, kultūriniai renginiai, gal trimitai, dar kažkas, bet reikėtų vengti tų tokių nuotraukų su didžiuliu kiekiu, reiškia laimikiu, galbūt truputį pasirūpinti, nes nuo čia ir prasideda. Gal ne visi medžiotojai tą supranta, bet čia yra visas prašymas, kad visas įvaizdis nuo to ir prasideda. Čia netgi reikėtų tokios ir instrukcijos, galbūt kaip reikėtų, kad nereikėtų ten nei užkelti kojos, nei dar kažkaip nepagarbiai to gyvūno paguldyti, būtent ant dešinio šono, kad šakelė būtų ir taip toliau. Čia mano. Na, tai jau čia netausojančioji medžioklė, bet... Čia AKM prevencija buvo. Nu, jeigu daug šernų AKM, jeigu taurių elnių ir žalos, tai taip. O čia irgi daug elnių ir šitų, bet esmė tame, kad, kaip jums pasakyti, galima, kad ir tą didesnį kiekį jį estetiškai pateikti, ne? Tai pavyzdžiui, pasakysiu nuo savęs, ne? Kai sumedžiot, suguldot žvėris pagerbimui, būna kraujo dėmių, dar kažko. Nekelkit tokių. Aš ką darau su Photoshopu, išvalau viską gražiai ir estetišką. Jeigu to negalite padaryti, nedėkite į viešą erdvę. Kad draugam parodyti, viskas fainai. Kartu ten, kas medžiojo, prisiminimai ir taip toliau, viskas ok. Bet nereikia, kaip Laimonas sako, ne, kelkim kojant užžiūriu, kažkada atsimeni, būdavo madagi kaip sumedžioja, sėdant kokros. Taip, užausau, taip, tai yra tas dabar jautru, tikrai elkimės etiškai ir žinot, kitas dalykas, pajutot, jeigu jau prieš keliant jaučiat kažkokį, kad kažkas gal sukels dviejonį, nu, va, ir tu man atliepiai, nekelkim, jau jauti, jeigu pačiam neramu, ar nesukels kažkokio žetažo, nekelk. Antras klaidos ištaisimas, jeigu pirma klaida padaryta, gali būti galimybė. Iš esmės įkėliai ir jeigu matai susierzinimas, reiškia, didžiulis, komentarų daug ištrink, netgi ir aš pats esu nekėlęs su gyvūnu, bet tiesiog buvo tokia tema, kur užerzino, reiškia, prieš medžioklę nusiteikusius asmenis. Buvau sumedžiojęs vilką, tai reiškia, na, lyg tai nuotrauka ir estetiškai viskas ir gražiai, ir žiema, ir balta, bet tiesiog troliai pasidalino tarp, prieš medžioklę yra tokios grupės įkurtos, reiškia, ir tada ten implinta ir daug komentarų, tai tiesiog tada reikia paslėpti tokį įrašą ir nebeerzinkim tų žmonių. Mums patiems smagu, mes būkim savo grupėse, turim uždaras grupės ir kolektyvuose, tai Viberio, tai WhatsApp'o yra tų bendravimo komunikacijų priemonių, tik kartais pagalvokim, ką reikia kelti. Irgi negali duoti užlipti ant galvos, yra pirmas dalykas tiem visiems antimedžiotojam, bet yra labai nebloga praktika, kaip ten siūlė mums visai ir šeimas, ir ko tik nesiūlė. Taip. Ir pameni, kažkada nuo Kauno medžiotojų sąjungos mes parašėm pareiškimą, ten buvo, neminėsiu, kurio oro linijų pilotas. Ir kaip tas žmogelis jau nuvėjo pas tyrėją apklausai, pastebėjau, kad grupiai prasivalė ten jų tuose puslapiuose, visi blogi tie komentarai, dabar jie tokie jau biški ir kultūringesni pasidarė. Atgrasimas duoda. Reikia, biški duoti atgal reikia. Pasiekmiau, taip, sutinku, taip. Nesenai turėjom susitikimą online su krašto apsaugos ministru Kasčiūnu. Pokalbis buvo dėl komendatūrų ir poligonų ir medžioklės poligonuose. Tai gal norėtum kažką apie komendatūras plačiau, nes šiaip ragino medžiotojus registruotis, aš pats susiregistrau, pasižiūrėsiu, kaip ten toliau viskas vystysis, nes kol kas tik rudenį, kaip supratau, bus kažkokia veikla prasidės. Ką pats matai, girdi, kokias nuomonės iš medžiotojų? Na, kas liečia krašto apsaugos ministeriją, tai ypač po ministro pasikeitimo, reiškia, Anušausko atėjus Laurynu Kasčiūnui, tikrai situacija pasikeitė, daug bendravom ir vakar buvom su medžiotojų atstovais Tauragės ir Šilalės, būtent krašto apsaugos ministerijoje, jų iniciatyva buvo sukviesta, kelias valandas turėjom pasitarimą, yra tų problemų, žinot, viena tai čia ne problema, bet galbūt tokia galimybė iniciatyvinė, tai yra komendantūros, tai reiškia įsitraukimas į krašto gynybą, tai nebūtų tiesioginė, būtų užnugario funkcija ir mes čia kaip medžiotojai tikrai, žiūrėkite, ir apklausas darėm ir didelis skaičiai, apie 90%, man atrodo, atsakė, ar 85%, kad tikrai įsitrauktų į krašto gynybą, kaip asmenys turintis tam tikrų įgūdžių, valdantis ginklą, tai šitų savo pasisakymų ir apklausų duomenų, ką mes ir teigiam, kartu ir jūs atstovaujant, nereikėtų kažkur toli nustumti, iš tiesų reikėtų ypač jauniem
tokiem kaip mum, aš pats irgi komendantūras užsiregistruoti, bet ką ministerija sako, kad 4,5 tūkstančio šiai dienai tik yra užsiregistravę. Prieš kokį, kiek čia, ne mėnesį? Čia kelių dienų, reiškia, situacija. Vis dėlto, taip, dar 5,000 nėra, tai reikia paskatinti mūsų tinklapį ir socialinius ir paskirtuose. Yra informacija, ten tikrai nesudėtinga, reikia užpildyti formą ir tai nereiškia, kad jūs jau esate, reiškia, įtraukti į tą komendantūrų, reiškia, pasipriešimą, bet vis dėlto dar bus vertinami ir fiziniai pasirengimai ir visi ten paskui skirtas, ką tu gali daryti, ko negali daryti. Registracija vyksta iki rugpjūčio 31 dienos, tai dar turime gerą mėnesį, kada tikrai medžiotojai galime suaktyvinti. Toks ir tikslas yra, nes ypač regionų medžiotojai, kad būtų įtraukti. Tai, žinot, čia savivaldos lygmens, reiškia, karinė pagalba, kada galim, reiškia, savivaldos komendanto dėka strateginių objektų eiti, galbūt saugoti ten vandens bokštų, elektros pastočių, tiltų, per kuriuos žmonės atsitraukinės. Čia medžiotojai irgi gali pasitarnauti dėl puikių, reiškia, gebėjimų orientacinių miškuose, kada galbūt reikia ir reiškia, piliečius patraukti per tenai išvežti, galbūt priešą kažkur įviliuoti. Tai tikrai, manau, geriau negu kai kuriuose vietovėse kairininkai, medžiotojai žino tas teritorijas, žino keliukus, gali ir priešą ten įviliuoti, galų gale ir medžiotojų bazėse yra miškuose, gali kaip medpunktai tarnauti, gali pasitarnauti ir kaip štabai ir taip toliau. Tai čia medžiotojai tikrai turi savo rolę, mes tos rolės ir ieškome, teko būti ir Šaulių sąjungoje, reiškia, ieškoti kompromiso, mes gavom pasiūlymą būtent į tenai stoti, žinome, kad dalis medžiotojų irgi yra Šaulių sąjungoje, bet kažkokio papildomo susitarimo nepasiekime, kaip pasiūlymą sudaryti sparną ar būrį, nebent atskirą. Tai va čia siekis yra medžiotojus paskatinti į tas komendantūras. Antras klausimas yra, kuris dabar, aktualus šiomis dienos, tai poligonų steigimas, tai jis yra reikalingas, be abejonės, stiprinant pasipriešinimą ir agresorių atgrasant, bet mano asmeninė nuomonė, tai jis vyko pakankamai drastiškai, skubotai, nesuderinant, nekalbant, kad su medžiotojų bendruomenė, bet apskritai su vietos gyventojais, su savivalda. Ir aš jau šiek tiek plačiau žinau, nes ten teko dalyvauti tiek Šilalėje, tiek Tauragėje. Tai tikrai daug ten suirzimo ir tikrai matosi, kad ir tikrai vienas iš šių poligonų per arti miesto yra, ir rekreacinės zonos yra, ir takai, ir su dviračiai žmonės važiuoja, ir piknikauja, ir čia medžioklė yra tikrai nepagrindinė funkcija yra, bet kada pasako, reiškia, atsakingi asmenys valstybės tarnautojai, kad tie poligonai yra, gavom atsakymą, kad neturi tarp kitko poligono lygio, ten aukštesnio, žemesnio ar vidutinio, tai iš esmės vieno lygio yra ir kada tose poligonuose Tauragėje Šilalėje bus leidžiama lankytis, ten uogauti, grybauti ir visą kitą, mes tada atėjom į tokią derybinę kompromisinę poziciją, kad ir medžioklė visiškai nebūtų eliminuojama, nes vis dėlto kiti šalies poligonai yra įkurti pušynuose ir jie mažiau, vis tiek pušynai yra žvėringi, ten ir tas dirvožėmis dažniausiai būna priesmėlio, tai ten nėra ir su gyvūnijos ištekliais valdymu. Dabar Tauragėje ir Šilalėje, kur nutaikyta, aš manau tikrai ne tais kriterijais rinkta, bet yra labai žvėringi plotai ir jeigu nebus šaudimų, bus tik manevravimai, tai reiškia technikos, tik važinėjimai, kuopų kažkokie dėmai, ta gyvūnija nebus labai trikdoma ir vis tiek tose vietose jie bus. Tai yra jų arealas, ypač Tauriųjų elnių tenai. Tai kažkas turės atlikti tos veiksmus. Taip, to poligono viršininko pavedimu kažkas gali atlikti. Ir tą, aišku, gali atlikti karininkai, bet čia prašymas, kad atliktų ir medžiotojai, tie, kurie dabar turėjo... kontrolę poligonę kažkaip. Taip, tai mes einame kompromisinio varianto, kad būtų parengtas susitarimas su dabartiniais plotų naudotojais ir Lietuvos kariuomenė, kad kada bus reikalingas išteklių valdymas tose teritorijose, su tam tikrais apribojimais, su išankstiniu grafiku, su viršininko patvirtinimu, su tam tikrų medžioklės galbūt ir būdų nurodymo apribojimu, nes kiek ir vakar diskutavom, kad bokšteliai ir viliojimo vietos nelabai būtų susijęs su karybos elementais, tai vis dėlto ten jų neturėtų būti, bet mes pasiūlėme, kad jie gali būti patraukti į miško pakraštį už poligono apsauginės ar buferinės zonos, kur vis dėlto eis į laukus, kur ir žala prasireikš, kur ir juos ten galima sumedžioti, reiškia, nekeliant grėsmės, kur pagrindinis
skirtimas yra poligonuose. Tai saugumo užtikrinimas ten kariaujantiem kariai. Ir dabar iki tol tas vykdavo. Tik tais kariuomenė derindavo su medžiotojais ar miškininkais, nes ateidavo jų teritorijas. Dabar, kada viskas kariuomenės reikmėm perina, tik patys medžiotojai viską turės derinti. Tai iki šiol buvo poligonų veikla visiškai draudžiama medžioklės ir Rudaminoje, tas ne Rudaminoje, o Rūdininkose, atsiprašau, tas buvo padaryta ir netgi vienas būrelis liko su mažesniu negu 1000 hektarų ploto vienetų ir kaip juridinis asmuo negali egzistuoti, nes medžioklės įstatymė minimalus plotas yra 1000 hektarų. Tai yra tokių momentų, tai mes nesame medžiotojai kažkokie vatnikai ir nusiteikę prieš esmės poligonų steigimą, bet jis kitoks turi būti tas derinamas ir medžioklė paliekama tokia išimtinais atvejais ir suderinama, nes be abejonės, didėjant valstybės finansavimui poligonam, bendram vidaus produktui didinant, dabar 3% priimti, siekis dar 4 bus. Tiek esantis poligonai gali plėsti, tiek naujai atsirasti ir mažieji, ir epizodiški, taip kaip Šilalėje, Tauragiai. Tai tas bus neišvengiama, o valstybė nėra laisvų medžioklės plotų, tą visi žino. Reiškia, keliam tik tais buvo dabar panaikinti ir nepratesti leidimai 2 ar 3 ir visi, reiškia, plotai toliau eina į aukcionus. Tai palikus visiškai žmonės be plotų, irgi būtų nesažininga, nes žinot, medžioklė turi vertę, turi ir įstojimo tą savo įnašą vis dėlto ir per laiką ir infrastruktūra susiformuoja ir dabar pažiūrėkim kokios bazės, tai žinot, eina tai 100 000 eurų, kai suskaičiuoja kolektyvam, o iš vieno iš 4 tų ploto vienetų, reiškia, teisė yra įsigyta, neįgyta, kaip mes kažkada nuo senų ankstesnių laikų turim, reiškia, valstybės deleguotus, o yra įsigyta aukcioną, tai yra investicijos, tos investicijos per laiką ir paauga, ir vertė paauga, tai turi būti sprendžiama ir čia yra politinis klausimas iš esmės. Ir visi mes žiūrime, aš noriu supeliuoti šiek tiek, kad gal čia nereikėtų šito klausimo, mes kaip organizacija negalime neatstovauti. Nes tai yra mūsų bendruomenė. Net ir 1-2 žmogus mums yra jau svarbus. O ten yra 200 žmonių tose 4 kolektyvuose. Tai kol mūsų asmeniškai lėlečia, tavęs, manęs ar kito, tol mes galvom, čia tiek eis, nueis, panaikins ir nemedžios. Čia reikia žiūrėti globaliai, nes nežinome, kas sekantis mes būsime galbūt. Tai reikia pasiūlyti racionalius pasiūlymus valstybei, kad teisės aktus tikslintų ir kad medžioklė vyriausybės nutarime nebūtų draudžiama, o būtų žodelis ribojama. O kaip ribojama galim poįstatyminėse teisės aktuose. Tai čia tokį tikslą turėtų. Suprantu ir medžiotojų problemas. Ir aišku, jeigu mes pušinsim tik iš medžiotojų perspektyvos, neturėdami domen, kad šalies gynyba yra prioritetas, bet kokiu atveju, irgi bus negražu. Čia, bet kaip ir sakai, turi būti toks aukso viduriukas, balansas, taip galbūt kažkam truputį skaudės, bet geriau taip negu nekaip. Tai. Ką supratau šiek tiek, tikrai, žiūrėkim, Tauragė, Šilalė jau 2 rajonai valstybės lygio, ne? Jeigu dar kažkur būtų steigiama, kiti įsijungtų, kaip greitai gali valstybės susipriešinimas atlikti. Tai. Ir kiek mačiau, kiek Tauragė susirinko į salę, netirpo ten, nežinau, 300-400 žmonių galbūt. Iškart supratau, kad taikiai nusiteikę piliečiai, neturintis prorusiškumo ar dar kažkokio motyvų, būtent dėl tokių valstybės sprendimų, neinformatumo, galbūt nederimo, savivaldos, iš karto užmojus ir tokius motyvus pajaučia ir tada įvyksta nusiteikimas. Ir tada sako, kai mane jau liečia asmeniškai, mano turtas bus nuasmenintas, miškas, dar kažkas paimtas, gal aš neprieštarauju, bet kai taip, neinformuojant buvo pasielgta, ir jie sako, čia tada tais motyvais ir mes neginsim, ir kokia čia šalis tada, jeigu jūs nežiūrite į mūsų poreikius ir taip toliau. Yra momentų, kad neteisingi sprendimai ar komunikaciniai, ar tiesiog nelaikų informavimo ir derinimo labai supriešina visuomenę ir tai jau yra tikras minusas, nes mes turime nedaug dėl esant X valandai būti labai visi nusiteikę mobilizuoti ir taip toliau. Taip. Tai pajutau, pats ten dalyvaujant, apskritai ne iš medžiotojų pusės, bet iš kitų piliečių, kur labai supriešino visus. Ir tai, neprisideda prie mūsų pilietiškumo šitokie veiksmai. Ką dėl medžioklės lapo dar? Gerai. Kad elektroninis bilietas neveikia, o kaip mes pasiruošę elektroniniam lapui. Palauk, koks elektroninis bilietas? Medžiotojo. Kur jis turi būti?
elektroninėje erdvėje nuo Liepos 1 dienos ir jis neveikia. Aš nieko nežinau apie šitą. Kažką praleido. Bet gal gerai, kad taip galva praventiliavęs gyvenime. Žinau, leido. A, jis naliavas formuo? Ja. Gerai. O kokius dar klausimus mes gal pritims? Koks feilas. Tavo? Ne, ir mano, ir ministerijos feilas. Tai aš pats galiu. Tai palauk, elektroninis medžiotojo bilietas, ta prasme, o kur aš jį turėčiau matyti? Programėlėje arba išrašą turėti. Kokiai programėlėje? To bilieto? Čia, telefone. Kur man ta programėlė? E-policija. Ai, e-policija tas bilietas turėtų būti? Ar tikrai nėra jo? Nėra. Aš skambinau net pasitikrinti, kad žinai neprašaučiai. Gerai. Tai tęsiant temas, kažką Laimonai norėjai paminėti dėl elektroninio medžiotojo bilieto. Tai klausom tavęs. Žinau, kad dėkinga, aš jau biški temai, nes buvau irgi praleidęs kažkaip šitą pasaką. Tai ruošiamės čia dabar projektas medžioklės taisyklių didžiausias, reiškia, ruošiamės elektroninio medžioklės lapui registruoti medžiotojus, laimikį registruoti, planuoti ten medžioklės, toks, reiškia, bus opcija modulis. Ataskaitas daryti, tai aš sutinku, kai viena yra natūroje padaryti, reiškia, ir tai vis tiek jau netinklapio pobūdžio sistema, vis dėlto apie 30 000 medžiotojų kaip potencialių prisijungėjimų gali būti. Ir man pats geriausias dabar pavyzdys yra, kad tokiom sistemom reikia pasiruošti. Liepos 1 dieną įsigaliojo, reiškia, pakeitimai dėl elektroninio medžiotojų bilieto. Tiesiog bilieto, kurį dabar naudojam kaip knygutė, kuriam buvo antspaudas, anksčiau sąvadas buvo dedamas, selekcininko visos žymos ir saugaus elgesio, reiškia, antspaudai. Ir šiai dienai, reiškia, Liepos pabaiga, nėra mėno laiko praėjo, nėra šita sistema sukurta. Aš kas savaitę seku vis dėlto. Bet teisiškai jie jau jį įteisinę. Taip. Aš prisipažinsiu, aš praleidau šitą temą. Gerai, kad ministerija nutuokė, kad reikia palikti dar galioti popierinę formą, nes jeigu būtų padarę, kad su diena jau turi įsigalioti elektroninis medžiotojo bilietas, tai jis neveiktų šiai dienai, nefunkcionuotų. Nes man pačiam neradus, kur jau ten opcijos ir bandžiau, gal sakau, nežinau kur, į policiją, reiškia, įėjus, skambinus į policijos departamentą, tai atsakė, kad mes negalim atsakyti, dėl ko ši sistema neveikia, kreipkitės į aplinkos apsaugos departamentą. Tai čia vienas iš pavyzdžių, kai padaryti elektroninį bilietą, kuriam buvo skirtas ir solidus finansavimas, daug solidesnis negu elektroninį lapą medžioklės, čia reikia paminėti, ir neveikia. Tai tokių klaidų negali būti, nes, elektroninis bilietas galės būti mūsų telefone, mes galėsime užsakyti išrašą parsisiųsti, bet jis mums vis tiek bus reikalingas. Ir vienas iš klausimų, kurių mūsų klausė, reiškia, tavo poste, reiškia, socialinėje erdvėje Facebook'e patalpintam, ką norėtų paklausti, ir buvo, ką manom apie bilietą, ar nereikėtų formas keisti. Tai mes netgi siūlėme anksčiau. Čia Gytis rašė, ar yra planas keisti vietinio dizaino medžiotojų bilietus į modernius, kaip PVZ, panašius į vairuotojo pažymėjimą. Tai aš nežinau, ar man tas sovietinis dizainas, man jisai visai patinka, aš prisipažinsiu tą knygą. Jis dvelkia ir kultūra, ir žalės, ir odė, ir, reiškia, medžioklės motyvai, ir lapai, ir medžioklės ragas, viskas tenai yra gerai, jis fizinis, apčiuopiamas, kur tu jį visada turi turėti, galų gali ir medžioklės vadovui drąsiau, ar tu atvykai į svečius, ar pas tave į kolektyvą kažkas atvyko, tu matai, kad žmogus turi teisę, tas bilietas iš jo nepaimti. Aš žinau, kad kažkas važiuojant į užsienį, tai yra niuansų. Tai reikia pasimti ar išrašą pažymą, ar išverstą, reiškia, bilietą, bet visumoje kaip dabar atsitinka, tai mes dar čia papildysiu, kad prieš gerus metus laiko siūlėme tą bilietą, jeigu bus jau žinom jis keičiamas, kad jis lusto pavidalo būtų, kaip kortelė, ar bankinė, ar asmens tapatybės, ar vairuotojo pažymėjimo, bet čia gavom atsakymą, kad jeigu aplinkos apsaugos departamentui reikėtų išduoti visiems medžiotojams, reiškia, tas lustinės korteles kaip bilietus, reikia apie 400 000 eurų. Tai iš esmės
ar tai didelė suma, jeigu mes norim kažkokių naujovių, tai paimkime iš išteklių medžiotojų sumokėtų mokesčių. Galų gale žyminį mokestį galime padaryti. Išduodant tą kortelę, jeigu reikėtų sumokėti 10 ar 15 eurų, aš nemanau, kad problema. Bet dabar paleisti sistemą kaip elektroninį bilietą ir kad ji neveikia, tai man čia geras pavyzdys, kaip įsivaizduokim veiktų mūsų elektroninis lapas. Ir aš suprantu, kada jį testuoja 10, 20 ar keliasdešimt žmonių, bet kai čia pasijungtų, reiškia, visi medžiotojai ir ypač, reiškia, kada medžioklės su varovais, ten šeštadienio rytą, tuo pikiniu laiku, kada registracijos vyksta nuo 8:30 iki 9:30, niekas nebus greičiausiai apsaugotas, ar tikrai tas lapas veiks. Tai čia ministerija labai drąsi ir čia yra iššūkis, kad sistema būtų veikianti kaip laikrodis, kad būtų saugi, duomenys nuasmeninami. Tai labai drąsus poelgis, kurį aš manau jie turėtų apmąstyti. Ir apskritai, aš dar grįšiu prie to, kad daug Europos šalių apskritai medžioklės lapo nėra. Ir medžiotojai turi didesnį pasitikėjimą. Ir mes vieni lietuviai, tokie, kur griežtai medžioklės lapai dabar numeruojami, antspauduojami, niekur to panašaus nėra. Aš suprantu klastojimo motyvą. Čia visuose gyvenimo srityse nesąžiningų atvejų neišvengsi. Bet reikia pasitikėti. Ir kaip jausis tiem, kurie neturi nei motyvų, kažkokių paskatų, piknaudžiauti, nusižengti ar klastoti dokumentą. Nu atėjo laikas, kada turime galų gale ir patys medžiotojai įsigryninti. Ir galų gale, jeigu kad ir liko kažkokia tai grandis tų žmonių, nebejoju, kad su laiku tas įsispręs. Gal tu kartai žinai, kiek tas elektroninis bilietas maždaug biudžetas koks buvo? Kiek aš žinau, iki 800 000 eurų buvo skirta. Jo, kadangi ten per VRM sistemą reikia, aš suprantu, kad ten jau ir suprantu duomenų apsaugą, nes vis dėlto visi medžiotojai registrą duos. Dėl to ir suprantu, kad tokie pinigai turi būti. Dabar jeigu dar paklaustum, kiek kainavo elektroninis lapas, tai aš jau klausimą. tai va čia ir gerai mes labai galėsim sulyginti, reiškia. BIP, ta vadinama biologinės įvairovės informacinė sistema, yra finansuojama iš struktūrinių fondų ES ir iš esmės jos biudžetas sudarė 1 800 000. BIPO pačio. Pačio BIPO. Ten, kur ir žuklė. Čia reikia paminėti, kad turi apie 10 modelių, kur saugomos rūšys, augalų, reiškia, ir toliau ir buveinės, ir saugomos teritorijos, ir įžuvinimo visa medžiaga tenai registruojama. Tai modulis medžioklės yra 1 iš 10. Tai jeigu, reiškia, apie 180. Na, mano žiniomis, šiek tiek medžioklės modulis skirta daugiau, iki 400 000 eurų, bet aš keliu klausimą, ar tikrai už 400 000 mes galime turėti gerą ir saugią patikimą asmens duomenų apsaugą užtikrinančią ir BDR tą vadinamą sistemą. Aš ne IT specialistas, ne analitikas, ne ekspertas. Galim, bet priklauso nuo to, kas ją darė. Nu, sunku pasakyti, taip galima galbūt, bet aš žiūriu į kitas patirtis. Vis dėlto Alis veikia virš 10 metų ir pradžioj buvo 2 ar 3 milijonai skirti, po to vis palaikymui kas milijoną ar pusantro, tai arti 8 ar 10 milijonų per 10 metų kainavo sistema. Ir jeigu žvejų pasiklausius, ji neveikia dar šiai dienai. Taip, jau jin tikrai daug patobulinta, bet neveikia. Natūralu, kad ir su medžioklis moduliu, bet kokiu tai atsitiks. Ir tos opcijos turi būti minimalistinės, jeigu įvedam tik tais galbūt žvėrių registraciją, ką aš jau minėjau, ataskaitom ir jokių duomenų po kol kas tai negali asmens atgulti, kol mes nesame įsitikinę, kad ta sistema saugi, kad serveriai yra patikimi ir galų galėt kasmet tas palaikymas turės būti. Klausimas iš kokių lėšų. Šiaip aplamai įdomi logika, ne? Mes turim veikiančią sistemą. Aplamai, kurią galbūt reiktų dar lengvinti. Bet ne, mes įmam biudžetinės lėšas, kišam į IT sistemą, kur dar 10 ar 20 metų į priekį kažkas turės versliuką ją prižiūrėti ir tiesiog jiems gerą šaibas, atvirai sakant. Tai, nu, šiaip... Tu teisus, yra tą patį motyvą ir aš turiu mintie, bet gal ne visada garsiai išreiškiu. Tau nereikia, aš susilaikau. Tai, bet visumoje techninis įgyvenimas irgi labai svarbus, kaip žmonės naudos ar atžymės. Ir man čia svarbu užmedžiotus, ar jie netyčinį veiksmą padarė, galbūt spaudė, nedaspaudė, nedažymėję, neįsitikinę, ar ten atsitikė
atsitiko, ar yra užžymėtas tas veiksmas, kurį norėta ir kontrolės metu, kad jie netaptų pažeidėjai, kaip kažkur kažko nepadarė, vien dėl to, kad neturi įgūdžių, kad neturi kažkokio technologijų, reiškia, naudojimo patirčių, taip neturi būti. Tai turi būti medžioklės sistema prieinama visiems. Dabar, kad ir kaip būtų lapas ir popierinis ir visa kita, jis jau yra mūsų daug laiko naudojimas, yra ištestuotas, visi niuansai yra žinomi, tai jis turi veikti kaip pagrindas, aš matau čia kitą kompromisinę alternatyvą. Prie visų tų dalykų, ką išvardėjau, kad galim suvesti sumedžiotų žvėris, ką įsigrynintumėm, kad galbūt kas yra tokia motyvė, kad nuslėpiama, neparodoma, tikrųjų skaičių nežinom, aš tokių motyvų iš medžiotų pusės nesuprantu. Šiai dienai tikrai nėra visko ir populiacijos gausios, ir tvarios, ir mūsų laisvės pakankamai liberalius. Nėra tikslo nuslėpti, iš esmės, nebent nuo savęs, nuo kolektyvo, tik tai nuslėpimas tokia kaip vagystikas, bet visumoje reikia viską rodyti. Tai čia sutiktina tai, kad galbūt lapas gali būti taip, kaip ir Lenkijoje buvo padarytas, taip kaip ir Latvijoje yra, reiškia, rekomenduotinas tam tikrais atvejais. Tai jaunimas, jauni kolektyvai, aišku, kartos keičiasi, galbūt po 10 metų tas lapas bus elektroninis norma, bet gali būti greta popierinio, kaip tiem, kurie nori naudotis, reiškia, tuo įrankiu, galų gali per tą laiką ir visi išlys klausimai, netobulumai, kurie galės būti techniškai ištaisomi ir kažkada tas lapas galbūt taps ir dominantu. Bet tu man dabar pasakyk, tokia tendencija, kad greta būtų kažkokia sistema realiai veikiančios jau sistemos, mes galim savo leisti, ką žinau, pradžiai 400 000 išmestą, paskui į metus palaikymą daryti. Be abejonės sistemos atnaujimai ir taip toliau bus, ir per metus gal ir keli būna, jeigu čia IT jau specialistai labiau pasakytų. Jie visi kainuos. Ar tai bebūtų rangovas, ar tai bebūtų administratorius ministerijos kažkoks, informatikas, viskas pareikalaus resursų. Bet tai yra, reiškia, ministerijos sprendimai, bet yra dar kitas motyvas. Iš esmės, aš kiek žinau, kad duomenų, kad administratorius yra aplinkos ministerija pačios sistemos iš esmės, kaip duomenų savininkas, bet duomenų valdytojas yra aplinkos apsaugos departamentas ir taip niekur nėra, nes jeigu, reiškia, elektroninės sistemos diegiamos medžioklės srityje, tai yra medžiotojus vieninčių organizacijų įrankiai, kur medžiotojų organizacijų savo biudžeto tai finansuoja ir medžiotojams suteikia teisę, ar ten atlygintinai ar neatlygintinai, jau kitas klausimas, naudotis to įrankiu kaip duomenų rinkimui. Bet tie duomenys yra arba kolektyvo, reiškia, ribose, arba būtent to jau paslaugų teikėjo. Tai tas yra ir Lenkijoje. Lenkija yra ne valstybės institucija, juolab nekontroliuojanti, o yra fizinio asmens sukurta programa, kuri per kompaniją, reiškia, privačią, yra tiekiama medžiotojams ir kada reikia duomenų valstybei, ta kompanija atiduoda ir kas svarbiausiai valstybei. Ne kas medžioja, kiek medžioja, su kuo medžioja, o svarbiausiai, kiek sumedžioja gyvūnų ir kad jie visi sumedžioti gyvūnai būtų užregistruoti. Tas valstybė yra svarbiausiai užgarantuoti išteklių panaudojimą teisingą. Čia gal valstybei svarbiausia. Man tai atrodo, kad su šitu projektu svarbiausia yra, kas su kuo medžioja ir kada. Susidaro toks įspūdis. Aplamai. Vienas variantų, taip. Dar tiesa, mačiau daug komentaruose rašot, kaip bus ten, kur ryšio nėra. Tai iš techninės pusės pasakysiu labai paprastai. Appsus galima daryti taip, palauk, gerai, aš pabandysiu lietuviškai. Programėlės darosi taip, kad jeigu nėra interneto ryšio, vadiname cache, viskas lieka. Tai vadinasi jūsų telefonų saugykloje. Yra vienas niuansas, jeigu jūs per tą laiką pamesit tą telefoną, tai tie duomenys viso gero, nieks jų nebetkurs. Bet tik tada, kai jūs jau išvažiuosite interneto ryšį kažkur, automatiškai tie duomenys iškeliauja į serverį. Tai aš manau, kad jeigu aplinkosauga tikrintų ten, kur nėra ryšio, tai tu atrakinsi programėlę, parodysi, okei, rašiau, viskas fainai, viskas okei. Tai čia šiaip nekelkit problemos, ten problemos greičiausiai. Tas sprendžiama ir tie techniniai dalykai, aplinkos ministerijos atsakomybei. Man labiau tas techninis pats veiksmas yra, kaip medžiotojas tiesiog kartais susidurs su iššūkiais. Įsikroja telefonas, tada tu turi važiuoti kažkur pasikrauti. Bus tokių. Čia gyvenimiška situacija. Toliau sušlapusios, sugrubusios rankos, gali būti, tu spaudai kažkur tą vienetuką ir ar tikrai pasižymėjo.
Vėl, tu turi gal pas kolegą pasitikrinti, ar tau turi, kaip iššoks patvirtinimas. Nes čia tu su tušinuku vienetai rašiai, jau yra viskas aišku. Laimonai, klausimų šitų krūva kyla dėl to, kad aplinkos ministerija per tiek laiko nesugebėjo nei normaliai parodyti darbinės aplinkos, nei administravimo pusės. Ką ten slepiat? Nu, jeigu taip atvirai, ką jūs slepiat iš administravimo pusės? Senai galėjot viską parodyti, duot pamaigyti ir viskas būtų aišku ir 9% klausimų atkreistų. Dabar viskas yra po kažkokią širmą, neaišku, ką ten daro, kas matys, gal matys, kad aš iš namų išvažiavau su tuo telefonu, nes reikės GPS kažkokias koordinatės vis tiek dalintis pagal sumedžiojimo vietą. Nu, šiaip bajeriai. O jeigu kalbant apie ministeriją, daug pakalbėjom, gal daug apie ją nekalbėsim, bet taip, jie kūrė mūsų gyvenimą, kaip mūsų draugijos pirmininkas sakė, na, teisės aktai yra komfortiški arba ne, tai jeigu norim komforto, mes turime atstovavimą ir turime dialogą kažkokį turėti ir, reiškia, visada pasiūlymai turi būti kažko paremti. Bet mano įžvalgomis, jeigu taip žiūrint, tai nėra ministerijos su kuo dirbti. Ir čia toks, reiškia, pastebėjimas, kad valstybė, reiškia, tiek pati medžioklė, tiek gyvūninės išteklių valdymas nėra toks svarbus, nes nėra nei jokios skyriaus, reiškia, nei grupės, nei patarėjų. Yra keli asmenys, kurie dirba tais klausimais. Taip, aš juos tikrai puikiai asmeniškai žinau, kompetitingi, bet žinot, jeigu medžioklė yra priskirta gamtos apsaugos politikos grupiai, kuri dirba su saugomom teritorijom, saugom rūšim, tai užprogramuota jau pas tos specialistus būna aplinkosauginė tokia pozicija. Ir taip jie yra kai kurie ir medžiotojai, čia ir praktinė dalis svarbi, bet tikrai ne iš tų aktyvių, kurie tikrai jautriai viską išvelgtų. Tai vien ministerijai jau tikrai reikėtų, kad medžioklės klausimai įsispręstų, pasikoreguotų tikrų medžioklės žinomų, fanatikų, kurie ir praktiškai žino, ir teisiškai, ir va čia galbūt jau būtų tada darbas. Dabar, kai ateina kažkoks patarėjas dažniausiai, tada, reiškia, viceministras ir po to specialistai, ir visi pagal tą savo suprotį, ir tampom tos teisės aktus. Ir kas blogiausia, juos keičiam. Medžioklė labai griežtai reglamentuota, bet keičiam ten kas pusmetį, kartais į metus, bet jau taip turėtų būti. Ar tikrai tie teisės aktai netobuli, kad mes juos taip turim keisti, kartais drastiškai keisti, ir tada ir atsitinka, aš žiūriu iš medžiotojų pusės, nu jų interesų. Pasimetimas tiesiog. Natūralu, kad ne kiekvienas paprastas žmogus seka tas taisyklės, seka pakeitimus, kiek į tą rolę mūsų yra, mes stengiamės juos informuoti, bet per tokį kiekį visų naujų žinių netnaujinsime, garbaus amžiaus, tai reiškia, turime savo kolegų, natūralu, kad ir turi nustovėti tvarka. Turi būti valstybinė tvarka. Keičiam, nežinau, į 2-3 kartus metus, bet keičiam esminius dalykus, techninius dalykus, kas yra labai svarbu. Keičiam vieną kartą per 2 metus, arba netgi per 3. Ta prasme, nu nereikia daryti to bardako. Aš, ta prasme, realiai, tu tai dar nepasimetęs, aš jau kai kur pasimetu, nes aš ir seku tuos dalykus, nes, nu, miške LT, reikia tekstus dėti, informuoti, ralelė. Važiuojam tada trumpai per klausimus. Toliau, tai Dalius klausia, kaip Laimonai vertini kolegų medžiotojų pasakymus, kad dėl jų padarytas žalas turi dengti valstybė? Dalinai, aš sakyčiau, čia kompleksinis klausimas nuo inventorizacijos, kiek mes tų elnių turim. Šiai dienai tada nuo limitų to atsisakymo, kad čia, kol būdavo užduotis limitas paskirimas valstybės ir medžiotojai vykdė, aš vienareikšmiškai sakyčiau, kad medžiotojų atsakomybės neturėtų būti. Ir optimalios normos, kada, reiškia, būtų paskaičiuotas. Kai limito neliks, jau panašu, kad viskas orientuota į medžiotojų atsakomybę. Pilna apimtimi. Taip. Beveik pilna apimtimi, aš manau. Ruoškit piniginės. Arba kitaip atsakomybės ir grėsmės reikia įvertinti per santykius su žemės ir miško savininkais. Vienas dalykas prioritetis, antras per draudimą. Oi, gerai, draudimas, žiūrėk. Bus tai, pasipil žalas, draudimas pakels rankas, mes pelno siekianti organizacija, viso gero. Situacijos gyvenime susiformuoja per patirtį ir svarbiausia skaudžią patirtį. Vienas kitas atvejis, kada žala bus išieškota ir galbūt ir klubas vienas kitas per tai bus sunaikintas, tai gali atsitikti, nes aš pasakysiu pavyzdį, prieš 2 metus buvo toks atvejis, mano žiniom tai yra didžiausia žala Respublikoje, gal kiti ir kitų žino, buvo 63 000 eurų už kukurūzų, reiškia, pasėlius. Tai natūralu, jeigu kolektyvas nebuvo apsidraudęs,
arba neturi lėšų samdytis advokatus ir ginčyti savo interesą, tai gali nepajėgti įsimokėti, nes ne visi kolektyvai, reiškia, yra, ne visi finansiškai rentabilus, tai natūralu, kad tokių grėsmių neižvelgus galima pakenkti savo, bet reikia visada jausti pulsą. Jeigu jaučiat, kad yra intakų su vietos gyventojais, su ūkininkais, arba jūs apšildinėjat ir tikrai bandot su jais, arba medžioklės prieinamumo, jeigu yra medžioklė, tai ir sunku su jais kartu suteikti galimybę pamedžioti ar pasidalinti žvėrienos produkciją. Jūsų rankose visi sprendiniai. Tai yra pirmas dalykas. O toliau yra civilinė atsakomybė, kuri yra, reiškia, draudimo polisui sprendžiama. Važiuojam toliau. Dėl naktinio netermovizorinio matymo taikiklių, kurie turi dieninio ir naktinio matymo funkcijas. Toks taikiklis traktuojamas, tiesa, čia Darius klausė, toks taikiklis traktuojamas kaip naktinio matymo, nors šviesių metu toks įrenginys veikia tik dieniniu režimu. Paradoksalu, bet tokį taikiklį naudodamas pagal paskirtį šviesių paros metu gali būti stipriai nubaustas. Ar šią temą vyksta kokios nors diskusijos aplinkos ministerija? Esmė tame, kad dienos metu su skaitmeniniu taikikliu sumedžioja, pavyzdžiui, ką žinau, kitą rūšį, kurią neleidžia mums įstatymas šiandien, sutinku. Supratau klausimą. Ar yra kažkas ten? Iš esmės, jeigu kintamo režimo, aš jeigu teisingai įsireikščiau techniškai taikiklis, bet koks, ar termovizorinis, ar naktinis, ar dieninė funkcija, kuri turėtų, visais atvejais bus teisiškai priskiriamas naktiniui. Nu, čia pagal ginklų kontrolės įstatymą. Pagal ginklų kontrolės įstatymą. Ir taip, tas klausimas greičiausiai mūsų reglamentavimo dar nėra apibrieštas. Pasakysiu, kaip pavyzdį Latvijoje 2014 metais jau naktiniai taikikliai ryšium su afrikiniu kiaulių maru buvo leisti ir jie irgi galėjo medžioti, reiškia, tik konkrečias rūšis, tai šerną, mangutą, lapę, reiškia, ondatrą ir nutriją, lygiai taip pat, ką leidžia Berno konvencija, čia nieko neišrasi, bet negalėjo medžioti kitų rūšių. Kiek žinau, praeitais 23 metais įvyko pačios pakeitimas, su naktiniais taikikliais šviesiojų paros metu galima medžioti visas rūšis, kurias leidžia medžioklės terminai. Ir atliktas pakeitimas. Patikslinsiu šitą, nes turiu bendradarbių, sakykime, taip Latvijai. Tai bus proga, pakalbėsiu ir parašysiu Facebook'e patikslinti. Taip, o nakties metu jau, reiškia, galime medžioti tik tas rūšis, kurias dabar mums įstatymas nuo gegužės 2 dienos leidžia medžioti. Nes be abejonės yra ne tik tais priedėliai naktinių taikiklių, bet yra ir stacionarus, ir jau stacionarus įstatus. Tu gali medžioti tik tas rūšis, o galbūt dar anksti atvykus į medžioklės plotą, sutikai stirniną ar sutikai taurų elnį ten rudeniop, tu jo negalėsi medžioti ir teisiškai tikrai niekaip neįrodyti. Vežiausias 2 taikiklius ir tada greitai nuimsi tą, dėsi tą. Tai čia medžiotojo pasirinkimas ar... Čia kiekvienas sprendimas. Kiekvienas sprendimas, kiek jis mato techniškai, kad jam... Kristupas klausė, ar yra kokia perspektyva jauniems medžiotojams įstoti į medžioklės klubus? Patikslinimas, visur dėdai susėdė ir be žemės bei pinigų, kapšo, niekas į kalbas nesivelia. Aštrus klausimas, teisingas, jaudinantis mus kaip organizacija, aš galiu pasakyti, mes į savo strategiją įsitraukėm, jaunų medžiotojų, reiškia, prieinamumą skatinamą. Taip. Ir čia yra iššūkis, medžiotojų bendruomenė sensta, vidutinis amžius 60 metų. Žinot, ir nebeteina medžiotojų taip anksčiau tiesiog iš kažkur aplinkos. Dažniausiai ateina giminės motyvai, dinastijos, ten senelis, tėtis medžioja, brolis arba draugas, kad šiek tiek apšilė. Ir tai nėra blogai mano atžvilgiu. Tai yra jau apšilęs medžiotojas, jis iš esmės yra apsisprendęs, kad taps, nes medžioklė šiai dienai ir brangus užsiėmimas, kadangi ir inventorius kainuoja, ir mokymo visas kursas, bet ir po to ir priklausomybė, ir medžioklės pomėgį užsiimti. Tai tikrai ir turbūt prie to prisidėjo visuomenės neigiamas vertinimas mūsų atžvilgių, tiesiog, kad neteina kitų žmonių iš pašalies, tapti medžiotojais, mėgstančių gamtą, šiek tiek apie gamtą galbūt išmanančių. Tai mes čia medžiotojai patys kalti, tikrai buvome uždara bendruomenė, kaip ir mūsų Lietuvos medžiotojų organizacija.
35 metai nuo priklausomybės jokių pokyčių nebuvo, na šiai dienai su dabartinė vadovybė, reiškia, tie pokyčiai yra pajudėję ir aš manau, kad jie neišvengiami, nes kitaip mes patys susinaikinsim, kadangi visa progresas pajudėjo ir nuvažiavo, mes likom ir mes tik dabar progresą judinam. Tai strategijoje mes esam paminėję tos inovatyvius dalykus, kad mes turime prisimti bendruomenę, atsinaujinti ir čia yra kita problema. Dėl to, kad vyresnės kartos pirmininkai būreliuose vadovauja. Jie geri, ilgamečiai pirmininkai, daug širdies atidavę darbo žinių, 30-40 metų vadovauja, bet ta tiesiog stagnacija truputį ir yra nuo jų išlikusi, nes tas brandolys ir yra išlikęs ir tada jaunų neįsileidžia kaip grėsmės. Tai aš matyčiau čia kelis dalykus. Kokybiškas medžiotojų, naujų medžiotojų parengimas su praktinė dalimi, kuo geriausių patirčių perdavimas, tai geras paruošimas ir toliau tas medžioklės galimybių suteikimas. Klubai turi būti atviri. Šiai dienai tikrai yra kandidato statuso, yra tokių tvarkų, kur turi priimti, nes tas, kas yra sukurta maždaug medžiotojų opinijos, naujų galimybių įstoti į klubus, tas yra iš tiesų tiesa. Ir kažkada tie ledlaužiai turi prasilaužti. Aš išbėgsiu biškį įvykiam už akių. Aš galiu pasakyti taip, ta prasme, vertinant mūsų klubo aplamai medžiotojų, kaip minėjai, vidutinį amžių. Ateis diena, nepergyvenkit, ateis tokia diena, kaip galbūt ir primokės už tai, kad tu ateitum į tą klubą. Nes nebėra jaunimo, kas tampys tos žvėrius. Pasižiūrėkit, jeigu pusė klubo, atsiprašant jau garbaus amžiaus, jie tą brėdį neištempinės, dabar tą daro jaunimas. Ir kaip tam jaunimui, ne visur to jaunimo aplamai yra. Tai jau čia bus problema, aš manau, amžius realiai tą įspręsti, ką aišku, suprantu, norisi dabar medžioti, ne po 5 metų, žinai. Tai... Gilus geras klausimas ir lai lieka tie vyresni medžiotojai, garbės medžiotojai, lai būna pagerbti, lai gauna kažkokių užduočių, tokių tradicijų puoselėjimo, atstovavimo, bet duoda jaunimui galimybę, mandatą. Ir aš matau, kai aš važinėjau per rajonus, per Respublikos šventės, labai gerai atsispindi. Tu atvažiuoji, matai, kur pasikeitęs ar neseniai, ar jaunas koks klubo pirmininkas, iškart viskas pagyvėja. Sutelktas kolektyvas, rungtyse dalyvauja, viskas verda, viskas gamina užsukta ir aš manau, reikia pajausti tinkamai laiku tiem vadovam, pirmininkam, kada nusižiūrėti kolektyvį, tai neatsitinka per dieną. Nereikia radikalių pokyčių. Tai reikia perduoti patirtį įžvalgiam jaunam pirmininkui, kuriam visada greta bus autoritetas, buvęs pirmininkas, kuris galės patarti, o išėjęs pirmininkas turės visiems laikam garbę, nes jis nepriverstinai turėjo išeiti. Ir tada visi santykiai pasigerės. Ir su žemės savininkais, ir su jaunais medžiotojais, ir taip toliau. Čia vienas dar momentas. Jauni medžiotojai turi karšį, bet jie turi kartu perdegti. Reikia juos nepaleisti laisvai arba žiūrėti juos kaip grėsmę, kad jis ateis jaunas ir taip, visokių žmonių yra. Mes galime ant visokių mitų grėsmių prisikurti, bet iš esmės, jeigu mes tą jauną žmogų labai integruosim į savo kolektyvą, supažindinsim su jame esančiomis tvarkomis, su tam tikrais kriterijais, raudonos liniomis taip ir elgsis. Ir jis toks bus, nes mes jį taip suformuosime. Tai čia reikėtų tikrai kolektyvo atvirumo ir aš tikiuosi, kad 5 ar 10 metų mūsų... Mes jau seniai būsime. Ne, lauks pokyčiai. Būsime visi anksčiau ir vėliau viskas gerai. Jau būsim 50, atitreip, jeigu 15. Jo, bet čia reikia požiūrio, postumio ir tas turi vykti ir mūsų strategijoje tas yra, jis turi ateiti palaipsniui. Ir mes visi pajausim, kaip pagerės. Kažkada ir mus turi kažkas pakeisti. Nes mes duodam kažkada maksimalią pridėtinę vertę ir po to viskas įsikvėpia. Pikas yra tavo. Kada pikas turi viską padaryti, o paskui jau buvo geras, duok kitiem kažką daryti. Aš į draugį atėjęs tą patį pasakiau. Tai buvo mano piko metai, kai atėjau, sakiau, išnaudokit potencialą iš esmės. Labai tai reikia. Po to liks tik įžvalgos, tas galbūt ir jau patirtis. Dabar tai viskas iš entuziazmo. Paskui sėdėsit, tais laikais, kai buvo. Nostalgija visada irgi grįžta. Man klausimas, Deivi, kada į Seimą, kaip kalbės taip, vaikelį atsimeni, o tada tai laikai buvo, o tada eisiu, kol kas dar susilaikys. Neraginkit kolegos Deivido į Seimą, nes neturėsim nuomonės formuotojo Lietuvoje, kuris suformuoja tą nuomonę. Aš kaip Gražulis, taip formuočiau, kad ujujui. Už Lietuvą, medžiotojai sakytų. Medžiotojai. Šitą ryčio paliksim klausimą ant galo, nesusijęs su mano dar turimu klausimu. Darius Žitkauskas
mano buvęs klasiokas, dėkoju už gerą darbą. Ačiū ir tau. Smagu, kad ir mato vertina. Vertina ūkininkas beje. Taip, žinau, Dariau, iš Ukmergės. Žinai, Labai intelektualus medžiotojas. Petras, dėl medžiotojų atsakomybės už žvėrių padarytus nuostolius. Nežinau, ar Petras medžiotojas, bet gal. Man nuomonė, medžiotojai neturėtų nuostolių atlyginti, nes žvėris yra ne medžiotojų, o valstybės. Tai gal ir medžiotas. Jeigu žvėris valstybės, tai žvėrių padarytus nuostolius turėtų atlyginti valstybė, dar galėtų premijuoti tos medžiotojų būrelius, kurie saugo. Dabar kažkaip viskas atvirkščiai. Ok, šiaip aš manau, čia yra vienas niuansas, ką rašo dėl afrikinių kiaulių maro padarinių likvidavimo. Šiaip VMVT galėtų finansuoti ten to šernų užkasimus ir visus kitus dalykus, nes dabar viskas numesta ant medžiotojų pečių ir dar stovi su pagaliu už nugaros. Tai čia yra ką pagalvoti, tikrai Estijos pavyzdys gerai rodo. Aš galiu ir papildyti, čia dabar tada du klausimai viename bus, tai jeigu vienas taip medžiotojai mes nebėkim nuo atsakomybės, nuo visiškos tos žalos. Mes negalime įsireikalauti visko, kas mums labai patiktų ir būtų faina. Turim, valstybė irgi turi viziją, kad deleguoja mums tas funkcijas, tik vėl aš kaip sakiau, turi būti aiškus tikslai, normatyvai, kiek mes turim ko įgyventi. Jeigu valstybė neduoda normatyvo, tada duoda mums ir atsakomybė. Ir dabar šiuo atveju mes turime medžioklės terminą, kuris yra, čia visi dabar apie tauriuosius elnius kalba. Afrikinių kiaulių maras taip, jis vienur šernų nėra. Jis jau su to susitaikė, bet jeigu taip žiūrint į žalą, kalbant apie žalą, taurieji elniai dabar daugiau daro negu kad šernai. Tai vis dėlto nuo mūsų sumedžiojimo priklauso tas populiacijos talpšnumas, tik tiek, kad valstybė turėtų pasakyti, koks jis yra. Tiksliai inventorizacija ir duoti užduotį. Dabar mums palieka visiškai savarankiškai tą daryti. Aš sutinku, kad kai kur bus nedamedžiojama, bet kai kur bus ir permedžiojama. Bet ten, kur yra problemos, tai ką aš noriu iki termino daeiti, kad turime dabar nuo rugsėjo 15, dabar galiojantį terminą, patelės ir jaunikliai iki sausio 15 dienos medžiojami, yra 4 mėnesius, mes turime periodą. Ką daryti tuo tarpsniu, kada nemedžiojama, kaip jį, kada yra pasėjimo fazė. Tam tarpsnė jau neturi būti. Tai yra momentas, toks filosofinis mes galime galvoti, bet tai jau yra ir užduotis ir dabar kitą dalyką pasakysiu, panalizavau, reiškia, kiek daugiausiai limitų šalyje gauna kolektyviai, tai yra ir 200, ir 150, taip 100 yra jau tuose geruosiuose rajonuose norma. Ir jeigu pažiūrėjus į šitą tarpsnį, mes turime 4 mėnesius, ką tai reiškia, kas antrą dieną mes turime sumedžioti po vieną taurųjį elnį, o tai jau yra pakankama užduotis. Jį, kada yra dar gana, lapkritį ar dar kažkas išvežti, arba kada yra varmis su medžiokliu, bet atsiminkim, kad niekada vėl nebūna pagal planą medžioklių. Tai oras pamaišė, tai techninės galimybės, tai varovų gausa mažesnė, yra daug motyvų, kur kartais medžioklės laimikių atžvilgių būna neskaitlingos. Ką aš noriu pasakyti, tai jau yra uždavinys. Šiai dienai medžiomųjų populiacijų valdymas yra tam tikras uždavinys. Šiaip, kai pasižiūrėtų, įsivaizduoju, kiek darbo reikia įdėti. Galų gale... Infrastruktūrą reikia, kur laikyti, taip toliau. Tai vat ir valstybė turi pradėti skaityti su medžiotojais ir bent minimum čia atsakomybę reikėtų pasiskirstyti. Kol valstybė aiškiai nėra inventorizavusi savo išteklių, kol neduoda aiškių užduočių, kol neduoda mokslininkam galų gale. Taigi ne mes nustatysime, mes galime nujausti, galime nuomonę susirinkti, bet mokslininkai turi atlikti, reiškia, naudodami metodiką, tyrimus, galbūt kelis metus. Gal tyrimai pagal regionus turi būti išskirstyti ir aiškiai pasakyti. Dabar kitas momentas, kada valstybė mums tam tikrų ribojimo duoda, tai tikrai turi žalą irgi kažkaip pasiskirstyti ir galų gale yra išteklių mokestis. Aš grįžčiau prie jo, kad jis niekur neturi panaudojimo. Kažkada turėjo kultūros ir tradicijų puoselėjimui, bent buvo viena programa eilutė, kur keli šimtai tūkstančių eurų buvo skiriama. Dabar net šitos eilutės neliko. Tai iš esmės, kur tada medžiotojų išteklių mokestis naina? Į bendrąją aplinkos apsaugos kūrimą, administravimą. Tai elektroninę lapą. Dalis taip yra teisybės, bet negali ten būti visos lėšos nukreipiamos.
Žiūrėk. Tai o antra dalis apie afrikinių kiaulių marą. Tos problemos yra sprendžiamas. Mes iš esmės jau esame ir su aplinkos ministerija, ir su žemės ūkio ministerija turėjo savo projektą pateikę, galų gale ir susitikimus, ir su valstybinė maisto veterinarijos taryba, jau jų institucijų lygmenių vyksta. Mes esame vėl aiškius pateikę savo pasiūlymus. Ryšim, kad 10 metų nesukovojom su afrikinių kiaulių maru, kad afrikinių kiaulių maras turi mišras tendencijas tai kiaulių ūkiuose ir laukinė fauna, o laukinė fauna vis dėlto reguliacinė priemonė palūkas vienintelė yra medžioklė arba savireguliacija, kada išguldomi šernai, tai tas nėra naudinga nei medžiotojų kolektyvam, reikia klausyti rekomendacijų, ką reikia daryti. Mes mitų susikūrėm daug per 10 metų, kad nėra maro, kad nėra antikūnių, dėl to galbūt ir kažkokių medžioklės lapą sumedžiotų šernų įrašom, taip neturi būti, bet valstybė aiškiai irgi turi duoti užduotis veterinarė pasakyti, ką per tam tikrą laiką atėjus, reiškia, afrikiniam kiaulių marui mes turim padaryti, kokios biosaugos priemonės turi būti ir taip toliau. Ir tai mes taip nuėjom su konkrečiu planu, tai paminėsiu tik galbūt svarbiausius kertinius dalykus, kad turi būti gaišenų likvidavimas finansuojamas, nes tai yra jau darbas. Ir čia va tai filosofiškai žiūrint, valstybės išteklius yra kolis gyvas, kai reiškia tampa medžiotojų, kai jis yra sumedžiojamas, bet nėra apibriežti kiti atvejai. Nutrenkė automobilis autoįvykio metu, vis dėlto naktį siunčia medžiotojus. 6,000 gyvūnų per metus automobilių keliuose nutrenkė ir turi sutvarkyti medžiotojai. Tai yra užduotis. Jeigu reikėtų likviduoti, kažkas buvo parašęs gerą idėją, kad utilizavimą su nutrenktų žvėrių turėtų žalių organizacijos apsimti. Kad suprastų, koks tai yra dar medžiotojų ir darbus. Taip. Bet visumai tai valstybė kainuotų. Po kol kas medžiotojų resursais tas yra daroma. Ir medžiotojai turi savo dobėse utilizuoti, jeigu tai netinkama ten kažkur tai vartoti ir taip toliau. Tai afrikinis kiaulių maras, kad būtų, reiškia, bent ar 50 ar 70 eurų, jau čia turi nustatyti ekspertai, kas tas yra sąnaudos, bet iš esmės tas ir paskatintų likvidavimą, nes tas greičiausiai sukovojamas. Čia matyti medžiotojai šitoje vietoje papiknaudžiauja, kada nuvargsta tvarkyti su tos gaišenomis, jas tiesiog pratoleruoja, nebent priverstinais atvejais, kada grybautojo, gautojo ir miško lankytojų randa. Laimonai, prie to pačio, tai taigi moka už tai, kad radai 30 eurų, ne? Taip. Nu tai gerai, rado 30 eurų, jie turi žinot, kad utilizacija irgi iš jų kišenės dar 600 eurų. Galų gale, kada yra masinis židinys, yra 100, keli šimtai, reiškia, plotose kritusių šernų. Patikėk manim, kai yra. Jos, taip, nes tekia susiturti praktiškai, tai rankų neužtenka, rankos tik iki duobės, kad jas likviduoti, bet visumoje samdomas sunkusis transportas, traktorius, vadinamas račiokas, su juo užkasama, likviduojama ir, tas kainuoja, viskas kainuoja iš žmonėlių resursų ir visi bando išvengti tų. Kada bus finansinė paskata, manau, šitą dalis spręstų. Antra dalis yra patelių medžiojimas. Pripažinkime, kad populiacijos imti dydį galima sumažinti tik per patelių medžiojimą, tai vis dėlto siūlome, reiškia, ir vyresniem patelėm iš 2 metų ir jaunesniem, kad būtų kelių pozicijų išmokos, kaip jau buvo kažkada 300 eurų, tas pakankamai suveikia ir tam tikrų atveju, kada yra sumedžiojama, ar atsitiktinumo, ar sąmoningumo dėka, vis tiek tai būtų jau paskata. Trečias realus, kuris jau yra pasiektas ir įsakymo projektas yra parengtas ir derinamas ir šiandien, kiek žinau, paskutiniai jau štrichai dedami, tai tyrimo atvejai, kur trichineliozės tyrimai būtų sugrąžinami į regionus. Tai kitaip tariant, dabar nacionaliniu mastu 3 institutuose buvo trichina tyrima, afrikinių kiaulių maro tyrimas Vilniaus laboratorijoje Kairiūkščio gatvėje, tai tose, reiškia, savivaldybėse, kuriuose metus ir daugiau nebuvo aptinkama nei gaišusiuose šernuose, nei sumedžiotose afrikinių kiaulių maro pėdsakai, būtų galima, reiškia, ir dabar yra, nereikia laikyti to termino, galima vežtis tiesiog į namus ir kada yra pirminiam apdorojimui ir vartojimui, gal taip pasakyti, namų ūkio reikmėm naudojimo, nereikia sulaukti afrikinių kiaulių maro tyrimo ir
ir galima naudoti. Tai ir trichiną būtų galima nunešus pas vietinį veterinarijos specialistą, vietinę, reiškia, įstaigą. Taip, įstaiga turi licenciją, jie žino tos visus normatyvus, jie taip ten turi praeiti kvalifikacijos ir taip toliau. Ten galima tirti, susimokėjus ir taip toliau. Tai būtų ta našta mažesnė, žinot, tai nereikėtų laikyti ir tų žvėrienos, reiškia, produkcijos ir elektros naudoti ir galų gale mėsos skoninės savybės, reiškia, blogėja, bet ir medžiotojų susierzinimas būtų daug minkštesnis, kai kažkokių priemonių duotų, nes kol kas tik tais mes tokiom minkštosiom priemonėm, lankstinukais, laidom ar dar kažko, kai mes juos pabendraujam. O jūs ką? Ne, tai jūs darykit. Estijoje atėjus afrikiniam kiaulių marui, reiškia, mus tai pareigo turėti savo šaldiklius laikymo vietas. Senas jūsų pirk. Ten, reiškia, valstybė, aišku, pagal aiškę tvarką skyrė finansavimą, buvo rangovai, buvo maksimalios sumos, buvo viešieji pirkimai, davė medžiotojų kolektyvam, kas norėjo visiems pasistatyti savo buveinėse, bazėse, šaldiklius, stacionarius ir tą priemonę gyvenimą. Jau buvo paskata. Čia kartais nereikia reikalauti iš valstybės, kad duokit, bet ką aš noriu pasakyti, tai ideologinis dalykas, kad kažkur sprendžiant problemą, šiek tiek gauname paskatų. Tai būtent tos dabar 3 siūlomos priemonės, mano galva, būtų paskata vėl susigrąžinti medžiotojus į pasitikėjimą, kad padėtų valdyti tą afrikinį kiaulių marą. Išteklių tie mokesčiai, nereikia iš kažkur ieškoti pinigų. Paimk ten dalį, paskirk atgal. Ir viskas. Greičiausiai tai yra sprendimuose klausimas. Faktas. Ir malonus klausimas ant pabaigos. Rytis klausia, pažįsti. Būtų įdomu išgirsti pačią įsimintiniausią taurių elnių medžioklę. Aš net žinau, apie kurią papasakys. Kadangi aš ryčio žiūrėjau situaciją, kaip buvo, tai Rytis aistringas medžiotis. Kalbam apie Rytį Povilionį, Rypo įmonės kaip ir savininką. Jis jau man video siunčius su elniais kaip per kameras. Taip, ir šaunuolis, jaunas medžiotojas, perėmės, reiškia, patirtį iš tėčio. Manau, kad dar ir pranoks pasinėrėsi tą medžioklę. Medžiojom gretimuose plotuose Rytis, ten, reiškia, jo kaimynai, pakankamai realių populiacijos gausa, tai praeitais metais ir Rytis. Pakankamai, tikrai. Jo sumedžiojo, irgi pakankamai, ne tą, kurį norėjo, bet kitą taurių elnį. Bet jisai, kiek medžioklių, pasaka, kad varė ten palei 20? Apie 20 medžioklių, ten diena iš dienos, rytas vakaras, turėjo vieną egzempliorių 21 šakos taurių elnį, kuris buvo stebimas kameromis, reiškia, eidavo į laižyklą, visą vasarą laukė, tiesiog lankėsi tose vietose ir tiesiog dingo prieš rują. Čia visada tai. Jeigu čia 15, tai jo neradai, tada reiks daug sėkmės. Dingo elnis, o tiesiog paimė. Bet man tą elnę teko matyti sumedžiotą, reiškia. Jis dingo, jo, atėjo į plotus ir tarp kito nuo tos vietos gal 10 km ir ten ne aš sumedžiau, mano kolegas sumedžiojo, džiaugiuosi aš už jį, tarp kito tas elnis yra įvertinęs aukso medaliu ir yra brandus. Ekspertai įvertino šių metų žvėrą. Auksas, bet Rytis sulauksi savo trofėjo. Tai va, ir kažkaip pradėjau žiūrėti, kad tikrai netradicinis tas elnias ir tas šakas žiūrėti. Ir įsitraukiu kažkada Rytis siuntęs Liepos mėnesį, kada dar auga su pentinais, reiškia, skaičiuoju, nužiūriu ir ašakos tos pačius. Tai Rytis kaip tik tuo metu buvo kelionė, aš jam nusinčiau, tai aš įsivaizduoju ją būseną ir užjaučiu jį. Bet po to jis sumedžiojo savo tą gyvenimo pirmąją elnį ir pakankamai jis tikrai geras ir gerai, kad jis ne pats geriausias. Nes Ryti tu turėsi visada potencialą ieškoti kitų. Pasaulyje savo dabar įspūdingiausia medžioklė, įsimintiniausia. Tai įsimintiniausia yra ir vilko medžioklė, ir elnio, bet jeigu kalbant apie praeitų metų, pavyko sumedžioti taurę elnę, netradiciniais ragais, toks karūna netradicinė kaip briedžio mentė. Bet tau ten lengvai, man atrodo, gavosi kažkaip. Antrą ar trečią rytą pavyko. Na, be abejonės būtų, kaip čia pasakyti, mano medžioklę palengvino brolis, nors aš ir pats vilioju, reiškia, su vilbynė, bet ir brolis buvo tą rytą, tai tiesiog elnės pakankamai ramus rytas buvo, nepasakyčiau, kad iš tų pikinių, kada visi elniai visur ir visai baubė, iš vakaro, reiškia, nuklausėm apie kvartalus kelis apsižiūrėjom atskirai
Reiškia, vieno patino garsas toks jau buvo panašus į tą sodresnį, brandesnį. Pradžioje rujos ar laikas koks? Liepos, rugsėjo 14 buvo, gerai pamenu, tai... Pradžia tokia. Nu, nesakyčiau, gal vidury, ten žiūrint, kur elnių turi. Nes šiaip į galą rujos elnių balsai jie beveik suvienodėja, nes jaunimas... Brandos pradeda pradžioje, reiškia, tai vadinkim, vidurys buvo rujos, na ir rytą atvykus į tą kvartalą, jau ten pasirinkus, brėkštant ateitą, medžioklį vyko viskas miške. Miško masyvė ir nuklausius, kur baubė, nebuvo intensyvus elnio baubimas, jis niekur nejudėjo ir niekur nėjo. Ne? Kam jam baubti su patelė? Nebuvo. Jis epizodiškai subaubdavo, na ir tiesiog, kur vakare baubė toj biržėje jo nebuvo, laukiau ant kvartalinės ir nesulaukus. Susitikus su broliu, jau gal buvo apie 8 valanda ryto, nutarėm, kad baigti gal medžioklį, bet sakom, dar paviliosim, aišku, šiek tiek ir pasipraktikuosim. Taip. Vieną kitą kartą už baubus atsibaubė tas elnias, kur rytą, reiškia, tam kampė ten baubė, na ir bandėm jį erzinti, jis priartėjo, matyt, darydavo savo tą lanką, bet neišeina į atviresnę vietą. Na ir priėmėm taktiką dviese, kad vienas vilioja, kitas laukia. Tai... Jūs pradžioje vienoje vietoje buvot, brolis atsitraukinėjo, tu likai. Tai aš likau tokiam vyresniam miške, bet bent jau tokiam 20-30 metrų matomume. Tai brolis viliojo nueidamas tą elnę, suerzino tam kitam kirtime ryte elnę, kur visai nebaubė ir labai gerai gavosi, nes jie vienas kitą erzino jaunais garsais, nes ir mes viliojom, brolis viliojo jaunų garsų, kad nenuvaidyti, reiškia, neperspausti ant šito elnio. Na ir tas elnės vėl darė tą savo žiedą vadinamą pėdinimą, bet vis tiek jis arčiau nesiartino. Ir vienu metu jis nutilo. Ir aš priėmiau taktiką tokią, kad vilioja, bet aš nebelieku vietoj, aš einu pas elnę. Tai ne visada yra protinga, nes tu gali brandų elnę tik subaidyti. Bet aš ėjau ir tik tais girdžiu trakšt, sustojau, tokį spindį. Nebuvo labai palanki ten situacija, bet tiesiog išstėjau ant to spindžio ir sustojau. Tai buvo tas momentas, kadangi iš vakaro šiek tiek buvo matyta ten karūnos, kad tinkamos ir stambios ir tikrai netradicinės, kaip minėjau, kaip briedžio mentės, tai atitinkamai ten turėjau keletą sekundžių dar įvertinimui požymiui ir sumedžiau ir šiais metais įvertino 10 metų elnės. Na, gaila, aukso nepasiekė, 204 balai, na ir trūko, nes šakų ilgių nebuvo, kadangi elnės pats netradicinis, bet man turbūt ne medalio džiugesys yra, bet labiau tikrai tame masyvume, tame išskirtinume, kad jis brandus elnės, bet ir jo karūnos yra netradicinės. Tai va džiugu ir aš turiu tokį kredo, kad nereikia elnių kiekvienais metais sumedžioti, bet lai būna jie išlaukti, jie būna tinkamai atrinkti ir tada geriausiai duoda tą emocinę pasitenkinimą, kad tiesiog išlauktas trofėjus, kurį negėda prieš kolegas galų gale ir jis džiugina ant sienos trofėjų kambaryje. Tai linkiu ir visiems irgi tiesiog išlauktų trofėjų. Dairėsi ar dar darbai užspaudę nevažiuoja? Aš manau, medžioklė apskritai yra truputį mano sumažėjusi, gal ir darbiniam aplinkybėm, bet kada ateina mano top medžioklės, tai yra tauriųjų elnių, kada tikrai imu atostogas, tam paskiriu laiką, važiuoju ir su kolegom praleidžiu laiką ir užsimam tais elniais, stebėseną, nebūtinai sumedžioti. Gal kitas sumedžioja, pasidžiaugi tais laimikiais. Na ir medžioklės su varovais man irgi maksimaliai duoda tokią pridėtinę vertę, pasitenkinimą. Tai aš jau tada kaip šventa man yra, jo, medžioju tikrai ištisus metus ciklą, taip su pertraukimais, ten galbūt vasarą, čia vasarą ypatingai mažiau laiko, nes tų teisės aktų čia uždėrėjo, reikėjo atsimušimus ruoštis, bet visumoje, kada ateina, vadinkim šventą, čia kaip kai kam sekmadienį bažnyčia. Neprikalbėkim, paskui rudenį pradės teisės aktus ruošti, tada kada elnius reiks. Tarp kitko, ne praeitais metais, o užpraeitais metais taip ir buvo, kad reikėjo medžioklės įstatymui rugsėjo mėnesį, būtent elektroninio lapo, limito panaikinimo, reikėjo ir mano beveik elnių ruja buvo nuplaukus, ten tik tais kelias dienas savaitgalį išvažiavau. Tai būna force majeure, bet tikiuosi šiais metais taip nenutiks. Nu ką, manau, kad viską aptariam. Ačiū to, kad nepatingėjot važiuot. Ačiū jums, jeigu kas iš vis iki galo dažiūrėjot, nes čia bus tikriausiai palei
2 valandas. Jeigu turit kažkokių pasiūlymų, galbūt būsimoms laidoms, parašykit komentaruose, būtinai paspauskit patiktuką, kad algoritmai sudirbtų tą magiją savo visą, o Laimoną, manau, matysim ne paskutinį kartą, nes čia žinių šaltinis naujienų visų, tai tikrai žmogus turi ką papasakot, aš nežinau, kur tavo tą galvą tiek telpa informacijos, man tai tikrai netilptų. Būna keturkempė, nieko nepadarysi, bet toks iššūkis, reikia su juo gyventi iš esmės. Dar kartą ačiū, kad pažiūrėjot, gražių akimirkų medžioklėse, iki pasimatymų. Iki kitų kartų. Ate.